Sveiki, tai šios dienos tema enduro, pirmoji pagalba. Paramedikai, medikai, bet prieš tai norėčiau, kad mes prisistatytumėm Vainius, Dainius, Aleksandra, Marius. Kaip elgtis žmonėm atsitikus nelaimiai, važiuojant su motociklu, miške, kažkur nugriuvus ir panašiai, bet iki to daeisim, tai pradžiai norėčiau, kad jūs prisistatytumėt ir paaiškintumėt paramedikas. Kas tas yra paramedikas? Kuo jis aplamai skiriasi nuo mediko? Kas tai yra? Man atrodo, čia reikės klausti Aleksandros, aš tai nuo savęs norėčiau pasakyti, kad aš esu nei medikas, nei paramedikas, aš esu žmogus, važiuojantis motociklu, su draugais ir turintis patirties ir žinių atlikti pirmąją pagalbą. Iki kol atvyks paramedikai, praeis matyti daug laiko, kiek laiko nieks nežino, nuo įvykio gali būti nuo vietos priklausomai ir pusvalandis, ir valanda. Jeigu esam giliai miške, tai iš vis nežinau, kada atvyks paramedikai arba greitoji pagalba, bet aš turiu rankas, turiu žinias, turiu priemonės, pirmos pagalbos, antros pagalbos ir kažkokias parankinės galbūt priemonės. Čia šitas, atsiprašau, kur padėliojom. Apie šitas priemonės šiandien ir pakalbėsim. O Aleksandra tikriausiai pasakys, kada atvyks paramedikai. Jūs maloniai sutikote šiandien su mumis pabūti, kiek žinau, esat paramedikas, jeigu klystų pataisykit. Taip, aš esu ne šiaip paramedikas, aš esu pagerintas paramedikas, skubiosios medicinos pagalbos paramedikas. Turiu patirties greitojoje, dirbu ir mokau paramedikus. Tai paramedikas yra šalia medicinos, tai yra mes nemokam gydyti, mes mokam tik tai gelbėti. Tai va tas gelbėtojas, kuris ne tik tai pirmąją, bet jau ir tokią būtinąją skubėją pagalbą suteikia, tai ir yra paramedikas, kuris grinai apmokytas būtent va, tų pagalbos veiksmų, stabilizuoti būklę ir davežti gyvą pageidautinai į ligoninę. Puiku. Žiūrėkit, iš karto norėčiau paklausti tokį klausimą. Pirmoji reakcija, pirmasis kritimas, enduro yra toks dalykas, kada tu važiuoji, tai nėra kaip Vainius teisingai sako, tai nėra ar tu krysi, yra klausimas, kada tu krysi. Ir krenta visi, ir profesionalai, ir naujokai daugiau, profesionalai rečiau, kaip profesionalai. Bet čia nuo šakos niekas neapgelbėtas, bet ta pirmoji reakcija, po to pirmasis bum, kaip sakant, leki, babach ir tu krenti. Ir adrenalinas yra toksai dalykas, žmogus pašoka iš karto, jam atrodo reikia staigiai kelt motociklą, čia patraukti, lygtais nieko nebuvo. Tai tas adrenalinas, gal nuo to pradėkim, čia baisus dalykas, nebaisus, geras, padeda, kaip su juo kovoti? Adrenalinas yra geras dalykas gelbėtojams, kažkuria prasme, bet yra blogas dalykas nukentėjusiam, nes nukentėjęs nejaučia, kur jam skauda ir kas su juo vyksta. Turėjom atvejį, kai autoįvykis buvo, atvažiavo motociklininkas, pats jau savo šalmą nusiėmęs, vaikščiojo ten viską, o paskui jam pasakė, tu prigulk ir pagulėk ir palauk greitosios, ką beje teisingai padarė. Ir tik paskui kažkur po 15 minučių jau po įvykio jis pajuto, kad jam petis išnarintas, dubuo kažkaip skauda, šiaip negera. Tai bet gelbėtojam tai yra gerai, nes tai suteikia jėgų ir jeigu žmogus žino, ką daryti, kaip aš sakau, adrenalinas į pagalbą, jisai ir motociklą pakels, ir žmogų ištrauks, jeigu reikės iš kažkur ir panašiai. Taip po to bum yra labai svarbu nešokti iš karto pačiam, jeigu nukritai. Užakcentuosiu, nešok iš karto, parūkyk, ramiai. Taip, pagulėk, pajausk save, ar galva vietoj, ar visos kojos, visos rankos vietoj, ar viskas jaučiasi, ar niekur neskauda, ar kvėpuoti sunku ar nesunku. Pabūk, nusiramink ir tada tik tai galvok, ar nukentėjai, ar gali keltis, ar negali. O tiem, kas teikia pagalbą, tai irgi netraukit iš karto, geriau paklausinėkit, pažiūrėkit, kaip jaučiasi, sąmoningas, nesąmoningas, kas su žmogum darosi, netampykit iš karto už drabužių, nekelkit į vertikalią padėtį. Bet jeigu žmogus guli ten su šalmu, kaip sakant, galva pelkiai panardintas, tai jau vis tiek įjudinti reikia, ne? Be abejo, po vandeniu nepaliksim galvos. Jo, bet irgi yra tam tikros taisyklės, aš manau, mes prie to prieisim šiandien eigoje, kaipgi ištraukti tą galvą iš pelkės, kad jos nenutrauktų.
Aš gal prie adrenalino dar grįžtu prie tokio klausimo, nes ir pats, žinai, būna prisiploji. Iš karto motociklą keli, nieko nebuvo. Prisiploji, bet būna tiek tokie, kur nusiverti ir supranti, kad šitas buvo toks biškiai kitoks nusivertimas, stipresnis. Tai aš irgi iš pat pradžių tai tiesiog bandai taip pagulėti, žinai, atsigauti, nes dažniausiai oro pritrūksta tuo metu, pabandai taip, žinai, pirštelį juda, žinai, kojas juda, žinai, kaip ir galima bandyti stotis. Nes taip, adrenalinas, kai jau jisai patenka į kraują, tai nieko nejautėsi, kaip stipruolis, kaip Halkas gali viską kilnot, medžius vartyti. Dainiaus reikia paklausti, Dainiau, tu kaip darai, va, kai nukrenti? Aš truputėlį grįžčiau dar prie tokio pagrindinio principo, saugumas savo turėtų būti įvertintas bet kokiu atveju. Jeigu jūs pamatėte kažkokį tai įvykį arba įvyko jūsų draugui, ką tik tai prieš už jūsų važiuojančiam, žinokit, kad jūs negalit pulti čia ir dabar lėkti prie jo, to nepadarius, neįvertinus situacijos, ar jums saugu tai daryti. Čia lygiai tas pats, kaip lėktuve jums aiškina instrukcija, krenta kaukė su deguonimi, kam pirmiausia dedam? Pirmiausia savo, jeigu aš saugiai galiu prieiti prie to nukentėjusio, tai aš galiu suteikti pagalbą, jeigu man nesaugu, žinokit, aš neturėčiau rizikuoti ir negaliu bėgti gatvę. Pirmą turim sustabdyti eismą, kažkas turi, kiti galbūt žmonės, jūs įmatės iniciatyvos, komandą duodate kolegai, stabdyk eismą iš tos pusės, stabdyk eismą iš tos pusės, galbūt motociklą užstatyti. Kalnuose, jeigu matėt slides, stato šitaip prieš nukentėjusių žmogų, kad kiti matytų, kad tai yra kažkokia tai nelaimės vieta. Labai geras klausimas. Ir čia yra raudona vėliavėlė, kad mes turim saugoti save. Iš karto norėčiau užduoti, tokį klausimą, kadangi enduro važiuoja dažniausiai ne vienas, o važiuoja, 2, 3 arba dar daugiau, ne? Tai vat nukrito, stresas pas visus, ne? Jeigu tas nukritimas yra didesnis. Kas turi vadovauti visam šitam gelbėjimui, ne? Vat padėti tai, ne tai, kad gelbėjimui, suteikimui pagalbos, ar tas, kuris vaistinėlę turi, ar tas, kuris daugiau rėkia, ar tas, kuris telefone ten ChatGPT padėk man, žinai, fontanas bėga. Kas turi vadovauti iš viso? Kas imtis iniciatyvos? Jeigu mes prisiminsim mūsų legendinę APL kelionę, ten yra punktas, kai tu registruojasi į komandėlę, nurodai, ką tu moki. Galbūt tu moki motociklą remontuoti, tai jau būsi kabutėse mechanikas. Jeigu tu moki valgyti daryti, būsi virėjas. Ir lygiai taip pat, jeigu tu moki suteikti pirmą pagalbą, tai tu būsi kabutėse medikas. Bet čia iš tikrųjų reikėtų apie tai pasišnekėti, gal netgi pasiruošti ir pasakyti, kas ką darys, jeigu tai važiuoja grupelė motociklininkų. Jeigu pažįstami, jeigu susidarė iš anksto, tai būtų gerai, aišku, apsitarti, kas už ką atsakingas, jeigu ką. Liūdniausia, aišku, kai tas atsakingas ir prisiploja. Bet šiaip iš tikrųjų pagalbą turėtų teikti labiausiai patyręs arba, sakykime, drąsiausias, kuris nebijo perimti vadovavimą į savo vadžias. Be to, jeigu ką, dispečeris į pagalbą, prisiskambina dispečeriui ir jisai viską pasako, ką daryti, ko nedaryti. Ar mitas ar tiesa, Aleksandra, kad jeigu skambini 112, tai tave pradžiai ten išklausinėja vardas, pavardė, adresas taip toliau, kas yra, privaloma turbūt. Bet jeigu skambini kitų numerių, koks yra tiesioginis 0? 113. 113 tave iš karto konsultuoja. Ar aš klystu ar ne? Taip. Bet kuriuo atveju pirmiausia, ar tuo telefonu, ar anuo paklaus, koks yra įvykio vietos adresas. Tai yra pirmas dalykas, kurį jūs turite pasakyti. Tai prieš skambindami, jeigu jūs esate vidury miško, užsirašykit koordinatės. Ant žemės pagaliukų užsirašykit, kad galėtumėte dispečeriui padiktuoti. Nes pirmas klausimas yra, koks yra įvykio vietos adresas, kur jūs esate. Ir paskui viso kito pokalbio metu jau greitoji žino, kur važiuoti, jau jiem pastatytas taškas, jau jie pas jūs vyksta. Ir jūs ten galite kalbėti apie viską, ką tik tai reikia ir ką tik tai norit, galite aptarinėti. Bet šiaip svarbiausia, ramiai atsakinėti visus klausimus. 112 priklauso nuo situacijos. Kartais jie patys pakonsultuoja, jeigu tai yra kažkokie techniniai klausimai. Jeigu reikia gilesnės kažkokios konsultacijos, jie sujungia tada su 113. Bet jie gali lygiai taip pat tą vietą, kurią jūs nurodėt, išsiųsti. Jeigu, pavyzdžiui, nesugebat jūs koordinačių užsirašyti, nežinot, ką daryti, pasimetėt, skambinkite 112, jie pagal 3 artimiausius bokštus nustatys jūsų maždaug buvimo vietą
ir jau jie daugiau mažiau žinos, kur jūs esate. Bet jau iš tos vietos judintis nereikėtų. Kiek jūs iš patirties matot, kiek jinai yra tiksli? Ar visgi, ta prasme, ar galima pasikliauti plius minus tą situaciją, ne, kur jau jie tave nustato tavo lokaciją, ar visgi kaip įmanoma bandyti susirasti tas koordinatės ir padiktuoti jau konkrečiai? Žiūrėkit, miesto ribose nustato laiptinės tikslumų, bet mes važinėjom toli gražu ne miesto ribose. Tai kuo toliau nuo civilizacijos, tuo toliau bokštai vienas nuo kito. Kuo toliau bokštai vienas nuo kito, tuo didesnis atstumas. Jo, tas taškas. Tai geriausia yra koordinatės tiesiog sudiktuoti. Bet, jeigu neįmanoma, tai jau geriau taip negu nieko. Be abejo. Norėčiau apie koordinatės parodyti, mūsų išmanieji telefonai turi labai paprastą dalyką, tokį kompasą, kuris tiesiog rodo koordinates. Tai jeigu kažkas tai nežinot kaip atrast, pasimkite savo telefoną, pamaigykit ir tikrai surasit kompasą ir kompase bus nurodytos koordinatės. Ir šitas formatas tinka. Tai žiūrėkit, tai tada dar norėjau pasiklausti. Adrenalinas jau praėjom, situacijos valdymas tas, kuris kažką jau žino, kaip suprantu, kad nors čiučiut supranti, tai bent jau, jeigu nieko nesupranti, geriau nieko nedaryk, skambink ir klausk, ne? Bet dabar kaip elgtis, jeigu tas kritimas iš pirmo tokio, kritimas, trauma, iš to pirmo tokio įspūdžio aplinkinių netrodo baisus. Žmogus pašoko, atsistojo, lygtais kvėpuoja, lygtais hihihaha, bet gal verta neleisti jam važiuoti, kaip daryti šitoje vietoje, kaip patikrinti jį, nuo ko pradėti, gal turi tokį patarimą? Visų pirma, tai neskubėt važiuoti iš karto, netgi jeigu jisai pašoko. Pabūnam, pasėdim, kaip sakot, parūkom, gal nežinau, užkandam, atsigeriam, dar kažką. Tai paskui žiūrėti į patį žmogų. Jeigu jam pradeda svaigti galva, darosi silpna, jisai darosi kažkoks išbliškęs, galūnės pasidaro šaltos, išpila prakaitas. Būtų gerai, kad jisai jau ne tik niekur nevažiuotų, bet ir pasivažinėtų su greitaja. Nes tai yra šoko požymiai. Tai reiškia, kad kažkur organizme kažkas sutriko ant tiek, kad jau nebesusitvarko, kaip yra mūsų kūnas. Arba kad yra įvykusi kažkokia rimtesnė galvos trauma, ten smegenų sukrėtimas, jeigu pykint pradėjo. Tai pradėjo svaigt galva, pasidarė silpna, pradėjo pykinti, jis išbliško, išmušė prakaitas, galbūt kvėpuoti tankiau šiek tiek pradėjo, arba sako, kad oro trūksta. Į tokius dalykus labai reikia kreipti dėmesį. O kiek laiko skirti? Sakykime, galime enduristams, mes bandom kažkam galbūt tai padės miške, tą laikotarpį galim pasakyti, kiek jis turi laiko pastovėti ramiai. 3 minutės, 5 minutės, kol ten prakaitas išpils arba neišpils. 10-15. 10-15 minučių, pabūkit ramiai, ne? Ilgas, iš tikrųjų, kaip enduristam, tai čia labai ilgas laiko tarpas. Aš suprantu, čia reikia taip, jau susikaupt, kad galėtum ištverti 15 minučių vienoje vietoje. Bet dėl draugo galima pakentėti, aš manau. Taip. Ypač aš manau, kad čia mes nekalbam apie tą tiesiog, kur susibatoninam paprastai, ten smėlynę ir atsistojam ir nuvažiuojam. Čia turbūt kalbam apie tos šiek tiek liūdnesnius nutikimus, ar ne, kur stipresnis smūgis. Kai atsisėdai ant draugo moco ir nežinojai, kad ten stabdžiai staigesni ir išlėkiai kur nors labai toli. Arba netyčia melioracinės griovį kokį paėmė. Taip, nes tas enduro jisai toksai. Atsitrenkė su krūtinė į vairą ir kažkaip nefaina. Aš nefainą atvejį atsimenu iš mano APL kelionės vienos, kai važiuojant Varadero alėją tiek perkaitau, kad gale jos man reikėjo ne 10 minučių, truputį ilgiau pagulėti pavėsėje ir atgauti skysčius, dehidrataciją įveikti ir tik tai tada galėjau važiuoti. Tai nežinau, gal pusvalandis net praėjo. Tai todėl gert turi pastoviai, galvodamas ir į priekį. Gerai, tai klausimas tada toliau. Nutiko nelaimė, žmogus kaip ir guli, šalmas. Kada jį judinti, kada jo nejudinti apskritai? Ar yra kažkoks, nežinau, procedūra, kada galima bandyti tą šalmą išimti? Dabar yra tie visokie emergency release, ne, tuose krosiniuose šalmuose. Kokia patirtis, kokie patarimai, ką daryti, ko nedaryti? Spėju. Padaužai į šalmą, rėkia, gali nuiminėti. Jeigu tyli, tai tada jau nebenuiminėk. Labai netoli tiesos, iš tikrųjų. Labai netoli tiesos.
Praktiškai prie pat. Tai A. labai teisingai. Atskriau. Tai iš tikrųjų reikėtų užfiksuoti šalmą pirmiausia, nu tai yra laikyti, atrėmus rankas į tai, ant ko žmogus guli, laikyti šalmą, kad jisai nepradėtų ten masukuoti tą galvą ir kvepuoja, dėjuoja, reiškia gyvas, reiškia nenuimam. Jeigu kvepuoti gali, šalmą nuiminėt, netgi tie, kas dirba greitojoj, netaip dažnai su tuo susiduria ir tikrai ne visi moka gražiai, tvarkingai jį nuimti, tai mes mokomės periodiškai, kartojamės visą šitą, kad nepamirštume. Nedažnas dalykas, o tie, kas niekada nebandė, nu, aš garantuoju, kad nenuims šalmo taip, kad jeigu kaklinė dalis pažeista, nepažeisti jos dar labiau, tai gyvas, reiškia nereikia nuimti šalmo. Kvepuoja, gali kvepuoti, ten neprikimšta nieko, reiškia neįma. O jeigu, tai viskas aišku, žodžiu, kvepuoja, aimanuoja, paliekam, tegul jisai ten būna su to šalmu, mes jį šalmą prilaikom tiesiog, kad nejudėtų ar ne ta galva. Arba rankom, arba kojom. Jo, rankom ar kojom. Ką daryti, jeigu matom, kad, nežinau, žmogui, kad ir su šalmu pradeda bėgti kraujas iš nosies, pradeda jį pykinti, ar ne? Ką tokiu atveju daryti? Mes jau pasiskambinom į 113 ar 112 ir, nu, žinom, kad atvažiuos ten už 10-15 minučių geriausiu atveju. Taip, tai enduro šalmas yra labai dėkingas, prie burnos yra labai daug vietos. Tai jeigu ten kažkur kažkas pradėjo bėgti, pykinti ir panašiai, yra kaip išvalyti, jeigu ten kažko prikimšta, irgi yra kaip išvalyti nenuimant šalmo. Taip? Ir realiai čia labiau būtų klausimas, kaip paversti žmogų ant šono taip, kad stuburas išliktų vienoj ašiai. Ir netgi su to pačiu šalmu mes galime valyti. Nebent atsitiktų taip, kad jau visiškai nesusitvarkom, tada aišku reikėtų tą šalmą nuimti. Kaip jį nuimti, vėlgi, čia yra dvi pagrindinės technikos ir jas reikia mokėti išmanyti. Tai parodo man Dainiau, parodo man tavęs, žiūrėk, aš kaip supratau, ne, kaip iš čia nusiema. Ai, čia žmogus. Va, nebemoku, nuimti šalmą. Tai, ką supratau. Tai gerai, supratau, reikia padaryti taip, ne, nukrito, gyvas, viskas tvarkoja, nuima, ne, jeigu negyvas neliečia. Arba tiesiog, va, vienas paima, kitas skausmą sukelia, tas sudėjuoja, viskas, tada reiškia nereikia. Ir tiesiog o jeigu prilaikom. Mes planuojam nuimti šalmą, tai tada jau reikėtų kitaip daryti, jau reikėtų ir išimti šituos. Jo, čia yra tokie tos saugiklius, ne? Jo, aš raudoni. Vienas turi būtinai laikyti šalmą užfiksuotą tam, kad galva nesujudėtų ir žmogus nesujudėtų, kol kitas atlaisvina. Jo, sakteles? Jo. Pagalvėlė. Atidaro. Nuima akinius irgi labai svarbu. Čia yra stikliukas, būna akiniai, akinius reikia nuimti. Tai Aleksandrai, o ką mes visą šitą dalyką darom? Dėl to, kad kaklas, taip? Jo, nes yra pažeidžiamiausia stuburo dalis yra kaklas. Ir invalidas visam gyvenimui. Pažeidžiamiausia ir čia yra netgi nervai, kurie atsakingi už raumenis, kuriais mes kvepuojam. Supratau. Ne, pyk žmogau, nuimsim. Ir viskas, ne? Jo, ir viso gero, ir paskutinis atodusis. Okay. Tai va, atsargiai šitai reikia daryti ir saugiai. Ir patiems savo, ir tam nukentėjusiam. O aš dar norėčiau pereiti prie kito, ačiū, kad pademonstravo, dar prie, jeigu galima. Pačio nuėmimo nepademonstravo, ne, viskas tvarkoja, suprantu. Bet geriau nenuiminėti. Jeigu nėra kritinio atveju, tai... Jeigu visiškos būtinybės, tegul tas šalmas ir būna. Netgi gaivinti su šalmu galima. Aš suprantu, dabar dar norėjau tokį dalyką paklausti. Čia pas mus daug naudingų dalykų guli, ne? Va, labai daug enduristų, kurie važiuoja, aš visada sakau, kolektyvas, bent vienas komandai nešiokitės, va tokį, va, nemokat naudotis, nešiokitės. Nu, aišku, bent jau knygutę arba kažką tai, nu, Dainiau, galiu paklausti, vaistinėlė į endurą mūsų motociklizme reikalinga ar ne? Ir ką joje tu rekomenduotum turėti? Sekundėlę. Ar jodas reikalingas, ar ta zelionkė reikalinga, gal čia alkoholį reikia vežti, žinai. Dabar norėsiu sugrįžti prie didžiosios vaistinėlės, kurią mes jau, kiek žinau, gal 3 metai yra reikalavimas turėti automobiliuose atnaujinto tipo pavyzdžio. Kaip Marius sakė, čia buvo kažkoks jodas, buvo galbūt amoniakas, buvo tabletės, nepamenu, buvo. Aspirinas koks nors? Kažkokios buvo. Atrodo, gal ir aspirinas buvo, iš tikrųjų. Tai žinokit, čia nieko to nebeliko, jokių medikamentų, bet atsirado kažkokių naujų dalykų. Tai galbūt greitai ir perbėgtumėm, parodytumėm, kas atsirado
jeigu kas nežino, arba nusipirkę bent peržiūrėkite ir pasiruoškite Ir ne, jeigu darbui. važiuoju. Tai tu Jeigu parodyk važiuojat gyvai, su vat, nu, vat, automobiliu, Gerai. be ko negalima, be ko Su Aleksandru nerekomenduotum. Prabėgsim greitai. Gerai. Ne? Tai visų pirma, atsidarius vaistinėlę, mes turėtumėm žinot, kas joje yra ir ko nereikėtų Į tą ieškoti. pusę, jeigu galim, rodom žmonėms. Kol kas manekienas guli ramiai, tu dar gyvas atgaivinsi. Jo, tai jeigu jūs atsidarysit savo vaistinėlę pirmos pagalbos, ten jūs visų pirma atrasite, bet prieš tai jūs turėtumėte perskaityti va šitą knygutę. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijos išleistas leidinukas, įdėta į kiekvieną vaistinėlę. Čia yra daugiau temų, negu kad mes, kaip sakyt, panaudotumėm moto atveju kažkokiu. Tai čia yra ir gyvačių įkandimai, kas gali būti irgi miške. O šitas dar daiktas turėtų ten būti, ne? Čia yra netgi du. Mariau, yra 2 turniketai, bet turniketai čia Paimam yra... ir išmetam. Paimam ir išmetam, nes tai turėtų Nusiperkam normalius. Čia yra tokia... Palaukit. Stop. Paimam ir išmetam. Aš iš Temu papigiai pirkau 2 turniketus. Gražus, tvarkingi tokie, Čia žinai. jie tokie Mariau papigiais. ir įdėti į Ką jūs sakot, vaistinėlę. išmetam? Taigi nemeta Lietuvos enduristai nieko lauk. Kodėl? Čia ir įdėti tokie 2 turniketai, Kaip iš sakau, Temu, jo. tokie mokomieji, galima Jo, sakyti. grinai. Jūs galite treniruoti su jais namuose, su draugais, su pažįstamais, šeimos nariais, netgi vaikam galite parodyti, kaip su jais elgtis. Ir dar kas yra, kas negerai čia yra pakuotė. Aš ją turėsiu dantimis, nežinau kuom, greužti, išimti, kai turiu stiprų kraujavimą, tai yra irgi laikas. Tai jūs nusipirkę visų pirma turite iš pakuotės išsimti ir jeigu galite, nusipirkite normalius turniketus, kurie yra tam skirti realiai panaudoti. Tai yra ir metalinė rankenėlė, ne plastikinė. Gali būti ir plastikinė, bet... Kuri čia yra ta rankenėlė, apie kurią čia kalbam? Mes šnekam apie šitą rankenėlę, pagaliuką, ne? Pagaliuką, malūnėlį, kaip jūs norite įvadinkit, tai yra, turi būti jis nesulaužomas, kas gali būti su tais pigiais turniketais. Turi būti ir karščiui, ir šalčiui atsparus. Metam lauką, ne, iš karto. Jo, pasilikit žaidimams su vaikais. Nusipirkit naujus ir įsidėkite normalius. be pakuočių turniketus. Ir dar geriau paruoškit iš karto naudojimui, tai yra atklijuokit va šitą dalį ir užklijuokit va taip. Parodom. Va taip turėtų būti padaryta. Bus va šita taip? dalis. Reikia va taip. Geras laipkakas. Okay. Laiphekas. Toliau bėgam prie turinio Taip. vaistinėlės. Ten atrasite saugumo mūsų priemonę, tai guminės pirštinės arba silikoninės pirštinės, kurias turėtumėm iš karto naudoti, jeigu turim reikalą su krauju. Tai iš karto dedamės pirštinytės, kitaip jūs rizikuojate užsikrėsti, nes mes tikrai ant rankų turim įvairius įbrėžimus, įplėšimus, kažkokius tai nutrinimus, tai tikrai dedamės pirštinėlės. Čia yra mūsų pačių saugumui. Ir į burną nelendam, irgi be pirštinių. Jokių. Ir į nosį nelendam. Svetima. Atsirado nauji dalykai tokie kaip gaivinimo kaukytės, bet vėlgi jas reikėtų naudoti, jeigu jūs mokėsite tai atlikti. Tai yra gaivinimo kaukė, tai yra saugumo man priemonė. Tai yra net nukentėjusiam, o man pačiam apsisaugoti nuo tam tikrų dalykų. Gali žmogaus... Kad neužsikrėstum, grubiai tariant, įvairūs infekciniam ligom. Labai aišku, kad teisingai uždėjot, kai galit perskaityti viską, kai viskas neatbulai, tai reiškia uždėjot teisingai. Raidės. Jo, Turi būti turite galėti įskaitomos skaityti. jums. Okay. Jo. Nuo gaivinimo kaukės bėgu prie labai gero daikto, tai atsiradė tokia trikampės formos tvarstis užrašytas daiktas. Jinai atrodys išpakuota va tokiam pavydale. Aleksandra, galima truputį, aš pasinaudosiu, čia, man atrodo, yra mano šitą plaukam. Bet aš kaip suprantu, čia yra žiauriai universalus daiktas. Rankai Ne, parišt, čia mano kojai plaukam, parišt, Mariau, plaukam. tikrai Netgi supūst. vietoj turniketo panaudot galima. Aš kažkada, atsiprašau, kad truputėlį įsiterpsiu, bet aš domėjausi šito trikampiu per išgyvenimo kursus, tai aš pamiršau, kiek yra paskirčių šitam daiktui. Ten yra begalės. Milijonas. Tai jo. yra Taip. ir fiksacijai naudojama, ir kraujavimo stabdymui. Ir svetimkūnio fiksavimui, ir Labai įtvarų universalus rišimui, ir nudegus ten apsaugojimui, ir ko ten tik tai nepadarys. Vaistinėlėje rasite 2 tokius daiktus.
Bet turėkite omeny, vaistinėliai jie nebus labai geros kokybės, jie tokie plyštantis, tai... Vėl išmetam ir vėl perkam normalią. Ne? Nu, čia jau, taip sakant, jūsų norai. Okay. Taip, toliau rasite dvi labai universalias plėvelės tokias, kurios vadinasi speciali pirmosios pagalbos antklodė. Tai va tokie du daiktai irgi parodysiu. Stop. Vasara, Lietuva, APL-as. Dar liko vietų APL-ė? Dar biški liko. Dar biški liko. Vasara, APL-as, plus 30. Žinias atsidarai, oi, šią vasarą Lietuvoje bus, ajajai, karšta, taip, kad... Ką man ta antklodė? Ką, tas kūnas atšalo taip greitai ant žemės, laukia plus 30. Žinokit, jeigu šoko ištiktas žmogus, jisai ir prie kambario temperatūros gali sušalti labai stipriai. Ką reiškia sušalti? Ta prasme, nu... Tai reiškia, kad jo šerdinė temperatūra gali nukristi iki kritinės. Vasara. Vasara. Taip, Kritinė kiek yra jau? 32. 32. Tai jeigu vasarą pagulės ant samanų valandą, gali būti, kad jis ne tik nukraujos, bet ir sušals. Taip, ir sušals mirtinai. Okay. Mirtinai? Taip. Esu sušalęs labai stipriai, būtent per APL-ą, lietui, lyjant ir važiuojant motociklų. Nuo manęs tiesiog nuputinėjo temperatūra, aš žiemą nebuvau taip sušalęs, tai dabar tokią plėvelę, pavadinkim, turėčiau, tai būčiau laimingiausias žmogus arba saugiausias APL-ę. Beje, su ją galima šiek tiek ir nuo perkaitimo apsaugoti. Tai yra, jeigu auksinę pusę į vidų sidabrinę išorę užklot, kažkiek atspindės tą išorinę šilumą ir jau nebe taip greitai žmogus perkaitinės, jeigu neįmanoma jo iškart patraukti šešėlį. Jo, amžinas klausimas, kuriagi pusę naudoti. Sakau, čia yra žieminė ir vasarinė pusės. Taip. Taip. Žieminė, va, Žieminė auksinė. būtų tokia, kad čia pritraukiam saulę. Vasarinė pusė, kai mums reikia vėdinimą, vėsinimą padaryti žmogaus, atstumia saulę. Tai va šita pusė turėtų būti naudojama. Šiaip dar iš tikrųjų dar net pasakyčiau, kad tie, kas nenori šito daikto vežiotis, tarkim, per aplos galvoja, ai, nu kaip ir daugelis galvoja, 100 metų niekada man to dalyko neprireiks. Esu pats miegojęs ne kartą per aplą, kada lyja, šalta, palapiniai, miegmaišis ant kilmė, galvoju, nu blemba, turiu gerą daiktą, pasikloju ant žemės, susivinioju miegmaišį. Rimtai šilta. Taip, atspindi tavo šilumą. Vežiokite. Iš tikrųjų, ji nešildo, jinai neleidžia prarasti pačio žmogaus. Taip, šilumos. visa tavo pačiu paties šilumą tau atiduoda. Šiluma yra išsaugoma. Tokį Marius dar jeigu paduos, turim life hacką tokį. Ką paduos? Iš šitos plėvelės paduos. Yra užrašamas mazgelis. Palapinė. Yra apsigobena. Šitie man, jeigu Aleksandra padės, yra sukišami po mano paties rūbais. Netgi į vidų pasikišus po visą aprangą motociklinę, aš čia esu apsaugotas pilnai nuo lietaus, pavyzdžiui, arba nuo kažkokio tai šalto vėjo, ar man reikia išbūti kažkur tai kažkokioj vietoj. Tai va čia, žinokit. Atrodo juokingai, bet gali išgelbėti. Turit nešiotis su savim vos ne į kiekvieną žygį arba važiuojant. Gerai, važiuojam toliau. Vaistinėlėje taip pat yra žirklės, labai naudingas daiktas, ypač kai reikia. Mesgi važiuojam dažniausiai su apsaugom. Visada. Nu tai va, ir pabandykit jūs užspausti turniketą uždėti ant apsaugų. Nelabai. Jo, Tai va reikia, jo. kad neieškotume, kur ten tie dirželiai atsisega, kaip čia dabar nuimti, nutraukti. Viską greitai nukerpam ir dedam turniketą. Žirklutės, jeigu matėte, kariai nešioja va čia po ranka, prisikabinę šalia dviejų Kažkur čia. turniketų, Taip, visada kad čia visada ištraukimas. žirklėmis galėčiau ar tai rūbą prakirpti ir prieiti prie traumuotos vietos arba žaizdos, ar tai atkirpti kažkokį tai gabaliuką binto, ar dar ką. Gerai, o šitas pasiliekam ar irgi išmetam? Šitas Šitos pasilieka. Šitas geras, geras? yra Šitas viskas geras. tvarkoj, Gerai. bėgam toliau, atrasite 2 ledo maišelius. Aleksandra pasakys, kaip jie veikia.
Čia yra cheminė reakcija. Viduje yra granulės ir skystis. Stipriai suspaudžiam, kad susprogtų, papurtom ir pradeda šaldyti. Šaldo neilgai. 3-4 valandas. 3-4 valandas čia, jeigu pasiseks. Jeigu šalta pakankamai aplinkui. Nes kuo šilčiau, tuo trumpiau iš tikrųjų. Jis ir yra parašyta vienkartinis Galima ledo maišelis. Tiesiog dėti tiesiai ant vietos, nebūtina netgi kažką tarp jo ir Izoliuoti, odos ne? padėti. Jo. Jisai pakankamai saugus tam. Jeigu labai šalta, visada galima sluoksnį kažko padėti tarp šaltimo ir odos. O galiu ir aš pažiūrėti, ką iš čia dar įdomaus turite, gerai? Dar įdomus Čia turime. nereikia, pasiemu vieną bintą, ar aš neteisus? Juokauju. Nu vieno gal neužteks, bet su 2 bintais galima daug ką padaryti. Jo. 2 bintai, skarelio, turniketas Taip, ir plėvelė. bėgame toliau dar prie vieno tokio didesnio binto, tai čia turim išpakuotą, Aleksandra Taip, parodys. jisai yra elastinis ir jisai gali būti panaudotas irgi labai daug įvairių būdų, jo panaudojimo yra. Galima tiesiog kaip pririšimas kažko, ne, parišimas, gali būti naudojamas ir kaip spaudžiamoji tokia pagalvėlė spaudžiamajam tvaršiui. Tiesiog padarau jį dar kietesnį, uždedu ant gausiai, bet ne per gausiai kraujuojančios žaizdos, tai yra ne kaip fontanas ten, bet tiesiog gausiai ir su paprastu bintu arba su ta pačia skarelė pririšu ir taip užspaudžiu kraujavimą. Taip pat galima, šiaip juo realiai irgi galima vynioti viską, kaip ir su skarelė. O aš turiu dabar tokį dar vieną kontrolinį klausimą. Čia Dainius su Aleksandra, jūs pasakojate apie tą didelę vaistinėlę, bet aš iš Enduro pusės žiūriu, aš stengiuosi kuo mažiau daiktų vežiotis, ne? Ir aš kaip matau, Dainius turi pasislėpęs savo asmeninį. Parodyk, ką nešiojasi asmeniniai. Tai jeigu eisim prie asmeninės, tai bus panaši. Aš ją naudoju važinėjant kalnuose ypatingai, kai pagalba tikrai... Sėskit, patogiau busgi, nu, visą laiką prie manekeno. Kaip pagalba Aš taip mes pripratęs, gausim čia ne man iš draugas. karto, greičiausiai pagalba turės arba draugai, arba artimieji kažkokie tai suteikti šalia esantis. Tai jeigu atsidarysiu, nei vienoje vaistinėlėje jūs nerasite dar tokių dalykų kaip tušinukas arba flamasteris, kas reikalinga, jeigu mes būsime užsidėję turniketą arba tvarstį, tai reikia užrašyti laiką arba dar kažkur kažką. Visada galima pasižymėti. padaryti. Ant va taip rankos, va. ant delno, beleko, Galima krauju rašyti, jeigu neturite nieko. Ant kaktos, Ant kaktos, tiesiai. ant rankos, ant kojos. Telefonas, screenshot'as su laiku. Labai gerai, čip, aš šitą taip. naudoju. Screenshotas Op, arba screenas ir dar viskas. vienas momentas, jeigu yra kažkur tai žmonių, garsiai pasakom 2-3 kartus laiką, kada jūs uždėjote tą daiktą. Tai vis tiek kažkas, Šitas dažniausiai jo, pasimiršta. vis tiek kažkas pasakys. Tai iš tų einamųjų, ką ir turiu, tai apie trikampės formos tvarstį jau pakalbėjom. Aš čia turiu mini žirklutės. Čia tos manikiūrin, ai, ne, Taip, iškrimtesnis. Turiu, kadangi mes važiuodami kartais važiuojame ne visada su akiniais, turiu lašų akims įsidėjęs. Pripučia dulkių. Nu, būna taip, kad pakliūna kažkokie vabzdžiai Vabzdžiukas, arba dar jo. kažkaip, tai reikia išsivalyti. Mažutis dezinfekcinis yra, man atrodo, betadino buteliukas yra toksai, kuris mažom žaizdelėm susitvarkyti. Įvairių tablečių esu įsidėjęs nuo skausmo kažkokių tai vaistų, galbūt asmeninių kažkokių naudojate, kažkas tai kažką tai irgi turėkite. Tai apibendrinant, tai būtų taip, patarimas, ar aš teisus, kad daugmaž vaistinėlę, jeigu nieko nesigaudot, imkite tai, ką nusiperkat, išmeskit tik turniketus ir pasimkit gerus, ne? O jeigu šiek tiek gaudote situacijai, tai pasidarykit savo asmeninę, kompaktišką, pagal save, su savo vaistais, su savo bintais. Individualią vaistinėlę turėti savo. O turniketus galima įsidėti nebūtinai į vaistinėlę, o kažkur labiau po ranka, nes kol jūs išpakuosit, o čia op ir po ranka. Jo. Ir gerai, tai tada prie esminio klausimo, net turniketą apšnekėjom, jisai labai svarbus įrankis. Kada žmogui žinot, kada jį dėti iš tiesų. Ne? Kad jisai nepradėtų dėti jo anksčiau, negu reikia.
Ir kai jį dedi, faktas, kad kitam žmogui skauda. Jeigu Labai skauda. teisingai jūs suveržinėjate, ne? Jau matyt, matosi. Turit netgi įspėti žmogui, jeigu dėsi turniketą, kad tai bus skauda, bet aš sustabdysiu kraujavimą. Jo, tai galbūt šitą aspektą reikia paliesti, nes visi žinom, kad turniketas jau, kai čia labai stiprus kraujavimas, bet nieks negalvojama apie tai, kad tam pacientui, kuriam jau dėsite tą turniketą, tai yra gyvybės ir mirties klausimas, ne? Ir tas skausmas, kuris ateina kartu su turniketu, irgi nėra kažkokia druskininkų spa. Gali net skaudėti labiau uždėti turniketą negu pati žaizda. Turniketą dedam tada, kai niekas kitas, jokios kitos priemonės ir būdų į kraujavimo stabdymą nepadeda. Prieš tai jau bandėm, nepadėjo. Užspaudėm, uždėjom spaudžiamą įtvarstį, kažką dar ten bandėm daryti, kažką pridirbom, nieks nepadeda, vis tiek gausiai kraujuoja, tada dedam turniketą. Bet Aleksandra, dabar aš įsivaizduoju, šoko būseną, ne, aplinkui, kažkam kraujas pasirodė, kiti iškart nualps, nes kraujo bijo, yra tokių, kur komandos nariai iškris, žinai, o tu toliau kraujuoji, sakykime, ne. Bet kaip nustatyti, kada dieta, kada, kaip paminėjai, kada tik binto užtenka, ne, o kada, nes, iš šoko žmogus gali tiesiog veržti, ten tik tais čiut kapsi. Žiūrėkit, ne? Niekada nebandykit iš spalvos nustatyti. Plius drabužiai tokie, kur gali nesuprasti, ant kiek ten viskas baisu neaišku. Ir iš kur. Jeigu jokie kiti būdai nepadeda, kriterijus paprastas. Bandžiau visaip, nieks nepadeda. Tada dedu turniketą. Klausimas. Toksai, jeigu mes turim ten to švaraus binto, esam su pirštinėm švarus, ne? Ir yra, nežinau, su šakaliu padaryta durtinė žaizda. Ar mes bandom tą bintą sukišti į tą žaizdą? Nežinau, kaip per filmus rodo. Svetimkūnio jau nebėra viduje. Ne, svetimkūnio nėra, mes tą šaką pašalinam, ne, ištraukiam. Šiaip gal nereikėtų taip daryti, ne, bet tu jau prieini, jisai tas žmogus su čia įsidūriu, išsitraukiau, žinai, ir čia tada pradeda viskas bėgti, nes kol tas šaka viduje, tol jinai nekraujuoja. Gali važiuoti toliau. Tai jeigu iš ten fontanas, tai iš tikrųjų pats efektyviausias kraujavimo stabdymo būdas yra tiesioginis spaudimas. Užspaudai ir viskas. Va čia, skylė, palauk, arterija, ten, ne, tai ką, paėmiau, užspaudžiau, laikau. Viskas. Raminamės, 15 minučių galvojam, ką darom. Kažkas atsineša vaistinėlę, suprantam, kad neturim nei vieno turniketo, tai tada kažkas paskambina ir sako, pas mus čia masyvus kraujavimas, koordinatės, tuoj palauk, sakyk man koordinatės, nes aš pats pamiršau užsirašyti. Taip. Pasakom, kur ir nebeatleidžiam, tiesiog laikom. Jeigu neturim kuo, tai taip. Kumštis. Kokia būtų indikacija iš karto dėti turniketą, apie nieką negalvojant? Tai jeigu yra amputacija aukščiau plaštakos arba aukščiau čiurnos, tada jau mes apie nieką negalvojam, mes iš karto atmatuojam 2 plaštakas nuo tos vietos ir dedam turniketą. Pagal naujausius rekomendacijas turniketą galima dėti ir ant 2 kaulų, tai yra čia ir čia pas mus 2 kaulai. Svarbu nedėti ant sąnario. Jeigu sąnarys pakeliui, dedam virš. Tai aš norėjau dar paklausti dėl turniketą, ne? Tai, tikiuosi, niekam nereikės jo panaudoti. Kaip minėjai, ne, reiškia, 2 plaštakom atmatuojam nuo aukščiau nuo tos vietos, kur kažko netekoma, ne? Ranka taip pat, ne? Aukščiau plaštakus, jo. Bet čia, jeigu nuo čia amputacija, galima 1, 2, va. Arba iš karto virš alkūnės. Jei turim žaizdą, ant žaizdos irgi turniketas nesideda. Logiška. Tai dedasi aukščiau ir deda bet kas, aš pats savo galiu uždėti draugui. Tik tai griežta taisyklė, nuimt turės medikas. Įsivaizduokit, kad užrakinot spyną, raktą pametėt. Viskas. Kadangi šitas žmogus be rankų, be kojų, tai mums reikės rodyti, kur mes dėsim turniketą, kur negalima dėti. Dedam. Tai Marius turi rūbą, tai žinokit, rūbo nenuiminėsim, bet iš kišenių reikės išimti daiktus. Jeigu yra kažkokie daiktai kišenėse, reikėtų išsitraukti, nes jie trukdys užveržimui arba gali pasislinkti. Važiuojam. Tai turint turniketą, kaip ir sakėm, turėtų būti paruoštas. Aš užsidedu pirštinės. Užsideda pirštinės, reikėtų prikabinti. Čia pas mane bėga viskas. Aš užspaudžiu. Taip, Marius kelia koją. Reikiu, skauda baisiai. Dedam kiek įmanoma aukščiau. Čia žaizda. Taip. Patogiai pasiruošiam, jeigu žmogus sąmoningas, pats gali galbūt užsidėti turniketą. Kad nebūtų čia kažkur. Jo, jeigu žmogus nesąmoningas, tai mes jam užveržiam, prieš tai įspėję, kad jam labai skaudės. Tai yra skaudama priemonė.
Ir jūs tikrai sustabdysit kraujavimą su šituo daiktu, bet tam žmogui turit perspėti, kad dar labiau skaudės. Kiek mes kokybiškai užveršim ir užtempsim diržą, tuo bus mažiau reikės sukti. Dažniausiai va čia va tik pritvirtinam, jeigu pamatėt. Aš labai atsiprašau, jau gerai, jau užveržė, jau viskas tvarko. Ne. Sukam nesvarbu į kairę arba į dešinę pusę, į kurią jums patogu. Taip. Vienas kartas, 2 kartai, jau man atrodo jaučia Marius. Dar ne. Kažką. Dar nejaučia. Man žodžiu, užveržę turniketą jūs neturėtumėt užkišti piršto. Ir veržiam tol, kol nesustos Kol čia kraujavimas. nebebėga Kol fontanas, matot. ne? Iš kelnių prakerpat, nebėra kraujavimo. Dar kartą užveržė, Marius dar nereikia. Jau skauda. Marius Jau dar jaučiasi. nereikia. Nu ir va dabar užfiksuoju spinoj. Galiu pasakyti, Tada. Likusi galiu pasakyti, galą diržiuko įstatėme. skauda. Ir va dabar galime užklijuoti, užrašyti laiką. Žiūrim į laikrodį, kada uždėjom šitą Bet turniketą. realiai skauda. Aš tiek pats nebuvau, kai treniravausi, tiek užveržęs. Galvojau, ten, nu, Tai čia dar ne viskas. Dar reikėtų. Kojytę Įsivaizduokit. žmogaus truputį sukeliam į viršų, kiek įmanoma, kad mažiau pritekėtų kraujo. Čia Eik yra čia. raumuo. Čia Arterija pusę yra valandos po va taip va raumeniu. pabūti, tai čia yra ką veikti. Taip. Eik tu savo. Baisu. Ir Geras. žmogų per 2 valandas turim pristatyti medikam, nes turniketo nuimti negali niekas išskyrus medikus. Jo, ir Lietuvoje O beje, aš šiaip Marius daugiausia medikas valandų, tikriausiai daugiausia nusiima. valandų. Ne, aš girdėjau, kad kas pusvalandį reikia atleisti. Negalima. Negalima Ne. atleidinėti. Negalima atleidinėti. Žinot, kas įvyks, jeigu atleisit? Iš čia užsistovėjęs kraujas arba krešuliukas pas jūs pareis į galvą arba į širdį. Į galvą, į plaučius, Vat. į širdį, paskui, jeigu čia kažkokie Nemoku. audiniai pradėjo mirti, tų mirštančių audinių Ai. liekanos užkimš jums inkstus. Na, nežinau, ar aš pats tai padaryčiau. Bet, Hebra, tikrai Galima pasitreniruokit. užsidėti Tikrai pasitreniruokit namie. Tikrai. Negalvojau, kad taip. Realiai skauda. Taip, čia Realiai skaudama priemonė. Turit stipriai- perspėti ir patys žinot, kad bus Patys Skauda. savo Pro. uždedat. Taip. Galas, kad nesimakaluotų. Užfiksuojam ir užsirašom laiką. Ir ranka. turi, jo, Ranką ranką keliam į galima viršų. kelti į viršų. Jeigu yra kaip. Aš tikrai negalvojau, kad taip stipriai reikia. Žinai, kada žiūrėdavau YouTube, kada žiūrėdavau teliką, nu ten taip paima, žinai, čik. Važiuojam toliau, žinai, bet, nu, okei, bet tikrai rekomenduoju, pabandykite namie. Nu, neprapjaukit kraujagyslę savo, kad žiūrėt, bet tikrai užsidėkit, kad pajausti tą. Aš pajutau. Ačiū labai. Ir kaip suprasti, ar jūs gerai savo nekraujuojančiam uždėjot turniketą, turi nebebūti pulso niekur kojoje, visiškai nepulsuoti. Kai gerai uždėtas. Tiesiog paprastai pasakyti, sustabdyti kraujavimą apskritai. Sustabdyti kraujotaką visoje galūnėje. Jo, Ne tik kraujavimą, bet ir visą kraujotaką. jo. Taip. Dėl to turniketas ir yra kraštutinė, paskutinioji kraujavimo stabdymo priemonė. Aleksandra, iš praktikos, gal yra tekę susidurti, vat, nu, pati durniausia vieta, kur žmonės sugalvoja užsidėti turniketą. Aš suprantu, rankos, kojos ant kaklo nededa? Deda. Deda? Ant kaklo deda rimtai? Bet nu, Netikiu. gerai, čia. Iš nosies kraujavimą norėjau sustabdyti. Rimtai? Geras. Nu, bet suprato, kad biški nepatogu. Negražu juoktis, bet, nu, čia Okei. absurdiška situacija. Ok, važiuojam toliau. Gerai, tai kraujavimas. Išorinis, tai gal tada pabandom pereiti prie vidinio kraujavimo. Kaip nežinau, ar įmanoma atpažinti, ar yra kažkokių ženklų. Ką daryti tokiu atveju, jeigu matom, kad nu, išoriai lyg nieks nekraujuojam, bet va, turim kažkokį įtarimą, gal tai vidinis kraujavimas. Kaip atpažinti? Nu, kai mes turim vidinį kraujavimą, mes tą kraują prarandam vis tiek. Jisai išeina iš mūsų uždaros tos sistemos. Taip. Ir jisai Pasiduoda necirkuliuoja, jaudulys. jo tampa mažiau. Tai yra, jisai iš mūsų neišeina, bet ten, kur jo turi būti, jo tampa mažiau. Ir išsivysto šokas. Šokas tai nėra, o jesu, kaip baisu. Ne, šokas mediciniškai tai yra kraujotakos sutrikimas. Ir šiuo atveju jisai bus dėl kraujo tūrio sumažėjimo. Tai aš atsitrenkiau ten kažkur, tai dažniausiai tai vyksta į čia, tas vidinis kraujavimas, beje, kojai lūžus į vieną šlaunį, šlaunikaulį lūžus ir pažeidus arteriją,
kai yra uždaras lūžis. Į vieną šlaunį spėkit, kiek gali prikraujuoti. 2 litrai? Beveik iki 1,5 litro. Į vieną šlaunį. Ok. Va. Tai ištins. Į pilvą 3 litrai. Į krūtinę, 1,5-2 litrai. Kai mes patys turim nuo 3 iki 6 litrų. Jo, kraujo. priklauso nuo svorio ten. Jo, Mhm. jo. O sąmonės praradimas, man atrodo, Po nuo litro. 300-500 Ne. litras. Mes priduodame, kai krauja donorystė, mes priduodam puslitrį. Tai nuo puslitrio nieko nebūna, bet po litro jau gali labai negerą pasidaryti. Tai gerai. Turim uždarą lūžį, pradeda pas mus čia Pūstis koja. Tai jau žinom, kad ajajai, niekur mes nevažiuojam, greitoji turi būti iškviesta, žmogaus nejudinam, tegu jisai ten savo guli, nes vis tiek mes tokių priemonių iš karto po ranka, su kuriuom galėsim jį ten jau transportuoti, greičiausiai nerasim. Taip. Va, tai jau tokiu atveju žmogus turi būti vietoj, galime pridėti šaltį prie tos vietos ir jeigu Ir reikia tiesiog skubinti laukt, ane? greitai, stebėti, ar nepraras sąmonę, jeigu praras sąmonę, tikrinti, ar kvepuoja ar nekvepuoja. Va, o jeigu mes atsitrenkiam kažkur čia ir nežinom, ar ten labai blogai, ar nelabai blogai, išlaukiam mes tas 15 minučių, nieko neatsitiko, viskas gerai, visi gyvi sveiki, jam ten biški skauda, bet važiuoti gali. Paskui matot, kad kažkaip atsilieka, sustojat, o jisai sako, man kažkaip negera. Matot, jisai perbalės, kažkoks išprakaitavęs, rankos šaltos, oda šalta. Tai sakot, prigulk gal tu, padedat jam kažką po kaklu, po kojom, kad jisai kaip, toks kaip laivelis būtų. Taip. Pilvas, išlenkti, kad ane? pilvas būtų maksimaliai atpalaiduotas ir kviečiat greitai ir sakot, čia biški žmogui labai labai negera. Bet biški tai ta prasme... Biški labai. Biški labai. Kaip čia Biški tau labai nustatyti? negera. Aš taip klausausi, įsivaizduoju tą situaciją ir, tai kryžiuko nekali šalia, bet, link to viskas važiuoja. Taip, nes... dėl to mes ir sustojam, paguldom jį, kad jisai būtų maksimaliai atpalaiduotas ir iškviečiam greitai, kuo greičiau. Ir būtų gerai dar apkloti jį, nes kai žmogui vystosi šokas, jis ir prie kambario temperatūros gali sušalt negyvai, jeigu ilgai pabus. Tai jeigu tas smūgis pataiko į krūtinės tą dalį, ar ne? Ir prasideda tas vidinis kraujavimas, ar yra kažkokie vizualiniai indikacijos, ar ne, kad mes galėtume pažiūrėti ir supras, kad, gerai, ten ne galvos sumušimas, ar ne, kažkoks ten, nes gali būti, kad tiesiog lūžo šonkulis, čia irgi ne faina situacija, ne, bet, lūžo šonkulis, tai tiesiog lūžo šonkulis. Žiūrint, kiek šonkaulių keliose vietose lūžo ir panašiai. Jeigu vienas šonkaulis biški lūžo, ten įskilo, tai nieko tokio, bet jeigu su kiekvienu įkvėpimu ten... Nieko gero, čia jau reikėtų važiuoti. Taip. Bet atrodo, ne, išlaukiant tą 15 minučių, viskas tvarkoj, išvažiavom ir suprantam, kad vis dėlto kažkas negerai. Tai vat grįžtant prie to, nežinau, išorinė indikacija kažkokia, tas tinimas, matomas jisai, nematomas. Tinimo gali nebūti, bet gali atsirasti mėlynė, didelė išplėtusi mėlynė. Gali ir mėlynės nebūti. Kas liečia šonkaulius, jeigu jie labai jau ten lūžia keliose vietose, tai krūtinė kaip plečiasi, kai mes įkvepiam, ta vieta įdups. Yeah. Kai mes iškvepiam, krūtinė susitraukia, ta vieta kaip tik iššoks. Tai jeigu tokia vieta yra, tai ojojoj, niekur mes nevažiuojam ir 15 minučių nelaukiam, greitoji atvažiuoja to jau pat. Dabar, jeigu žmogui atsitrenkus su krūtinė pakeliui pradeda daryti sunku kvepuoti, irgi blogas ženklas. Ką reiškia sunku kvepuoti? Trūksta oro, negaliu atsikvepuoti, trūksta oro, čia kažkur skauda, bet, atrodo, įkvepiu, bet neįkvepiu. Vat, kad ir negaliu normaliai atsikvepuoti. Čia irgi blogas ženklas. Gali būti, kad ten kraujas kaupėsi ir stumia plauti, o galbūt ten, pavyzdžiui, oras kaupėsi, nes plautis biški prakiūro ir stumia plauti, tai irgi nieko gero. Okay. Va, tai pagrindinės indikacijos būtų bliški šalta drėgna oda, silpnumas ir oro trūkumas. Atsiprašau, oda bliški kur? Veidas, rankos, visur? Visas bus bliškus. Pradeda nuo galūnių, oda kaip marmurinė, žinote, tai tokia balta ir tokia kaip plėmukai atsiranda tokie. Va, šitas jau labai blogas ženklas. Okay. Aleksandra, parodėt ranką, dabar einam prie rankų lūžių. Kaip nustatyti, Dainiau, kaip nustatyti, Aleksandra, abudu atsakykit, kada ranka arba koja lūžo? Ta prasme, jeigu pirštas į kitą pusę, aš suprantu, lūžo, susivinioju, važiuoju toliau. Jo, bet tarkim, kaip nustatyti, ar lūžo koja,
ar lūžo man čia, o gal tik susitrenkiau. Kaip aplamai nustatyti? Lūžis. Bus pradžioje stiprus skausmas, po to, kaip ir minėjo, šokas tikriausiai, žmogus gal net nežinos, kad toj vietoje adrenalinas savo darbą padarys. Aišku, nuskausmins kažkiek tai tą dalyką, bet mes vis tiek turėtumėm matyti jau išoriškai, jeigu ten ne atviras lūžis, tai viduje bus kažkoks jau patinimas, nenormali kažkokia tai rankos padėtis arba per rūbą mes nematysim, tai reikėtų prieiti, nusikirpti, pasižiūrėti, o šiaip stabilizuoti reikėtų ir koją, ir ranką, ir galūnę kažkokią, kuri yra lūžus. Skarelės tos pačios į pagalbą. Bet kaip nustatyti, ar lūžo? Ar lūžo? Nu, žiūrėkit. Jūs nenustatinėsite, ar lūžo. Atsukinėt Mes reikia? nesupermenai ten to regėjimo neturim, taip. renginą iš karto vietoje nepadarysim. Netgi jeigu tai yra tiesiog stiprus sutrenkimas, ne faktas, kad jums saugu važiuoti toliau. Taip? Taip. Tai jūsų turėtų būti indikacija tokia. Palaukiam, išlaukiam, atėjo tas skausmas, biški adrenalinas atslūgo, Taip. atėjo skausmas, suprantam kur kas, galiu judinti. Visi judesiai yra, ar ne visi? Ar aš, pavyzdžiui, jeigu čia man skauda, ar aš galiu suspausti pirštus, sugniaužti ranką, ar aš galiu pajudinti riešą? Ir jeigu ne, jeigu arba tai sukelia labai didelį skausmą ir diskomfortą, arba jėga išnyko, tai jau reiškia, kad sužeidimas yra pakankamai rimtas, kad aš nevažiuočiau toliau. Viskas aišku. Tai nereikia, kad įkalu tabletę, ai čia susimušiau, pavažiuosiu valandą praeis, žinai. Nes... Su lūžusiam kojom žmonės grįždavo, taip, tik tai paskui, jeigu pradžioj lūžo ir buvo vietoj, paskui atsiranda poslinkis ir komplikacijos, reikia atstatyti tą kaulą į vietą, reikia gręžti, reikia dėti metalą, visa tai reabilitacija paskui yra žymiai sunkesnė. Tai jeigu yra įtarimas, kad galėjo lūžti, traktuokim kaip lūžo ir nebandykim jau ten labai vaidinti herojų. Nes po to tik blogiau bus. Ne? Mes Taip. esam turėję. Jūs nevažinėsit dar ilgiau negu vien tik tai po lūžio, arba va dabar gerai, dabar pakatuškę mes nutraukiam, o jėzau, tik išvažiavom. Bet užtat, jeigu ten nėra labai rimta ir jūs nevažiavot toliau, jūs turėsit kitą pakatuškę kitą savaitę. O jeigu ten buvo rimta ir jūs paėmėt ir nusprendėt, kad nerimta ir nuvažiavot, tai visą sezoną praknisot. Geriausiu atveju arba 2, arba 3. Arba 2. Jo, esam kolega gelbėję kalnuose, Richardą mūsų, pas kurį atrodė pradžioje liktai vienas kaulas, bet po rengeno paaiškėjo, kad abu kaulai buvo lūžę ir dar toks suktas išilginis lūžis. Ir čia bate. Tai bate mes nematėm, taip pat padėjau su žirkliam gydytojam irgi kartu, nuiminėjom skausmingai jam tą batą pradžioj, o po to jau visą kitą fiksavimą darė. Ir jau gabenom namo įmobilizuotą gipse koją. Abrangus batas buvo. Batas po to buvo suremontuotas, man atrodo, Richardą, nors buvo jau sukarpytas. Juokauju. Dar bandė ir ten sutaupyti. Jūs juokaujate, o mes kovojam su motociklininkais. Nu, aš tą Reikia kirpti. Nekirpkit, žinot, kiek kainuoja. Nu, matyt, brangiau negu jūsų Aš tą gyvybė. patį čia ne iš tos operos žmonėms sakau, keistas mąstymas yra pa žmonės, pastatykim 2 dalykus, kepenis, PVZ kepenis, kaulai, kepenis ir Ferrari, ane? Žmonės visi galvoja, kad nori Ferrari, nes, marketingas, taip toliau, apie kepenis nieks negalvoja, bet kai tik tai su kepenim arba su kaulais blogai, nebereikia to Ferrari, tu prasme, sveikata yra turtas, tai mūsų tikslas ir yra šiandien padėti tiem žmonėm miške, jeigu kažkam atsitinka. Nukrypau, važiuojam toliau. Tai su kaulais nejudinam, geriausia, aš taip supratau, yra įtarimas, geriausia įtart, kad tau lūžo. Taip. Bus saugiau. Taip. O jeigu tik susitrenkiai, tai valio. Nu, tai jeigu tau viskas gerai, tu gali pilnai judinti, nu taigi. Ir ten su špricu diklako ar ko tenais ten būna, neprivaryti jam yra viskas tvarkoja. Šaltis, mobilizacija. Dar į vaistinėlę kartais įsidedu tokį dalyką kaip visiems žinoma teipą, labai gerą, pilką, juodą, nesvarbu spalva, svarbu, kad su juo galėčiau aš įmobilizuoti. Ranką pats esu susiviniojęs grinai ant rūbų, pasidaręs įtvariuką tokį ir su sulūžusią ranką grįžau su motociklu. Ką daryti išnirimo atveju, ne? Nu, ką daryti? Ne, per filmus rodo, ten petį kalą į sieną, draugelį sustato. Taip ir darom. Realiai taip darom. Bet jeigu aš niekada to nedaręs, ką? Žiūrėkit, neprisimkit šitos atsakomybės. Sulaužysit sąnarį, užspausit nervą ir paliksit žmogų invalidų. Jeigu jis pats nori durniuoti, tegu durniuoja. Jam skauda tada. Jūs jo neatkalbėsit, jeigu jisai nusprendė savo įstatyti, nežinau, ten ranką arba pirštą arba dar kažką, jūs jo neatkalbėsit.
Bet patys to nedarykit. Nes, kaip minėjau, yra rizika dar labiau sužeisti sąnarį, pažeisti kažkokį kraujagyslę, nervą, sausgyslę. Jūs nematot, kas ten yra, jūs nežinote taip gerai tos anatominės struktūros. Geriausia ką? Šaldyt, įtvert ir transportuoti į ligoninę. Čia yra tai, kad ir beje, išnirimai skauda beprotiškai. Siaubingai. Labiau negu lūžiai. Čia daugiau už turniketą, ar ne? Nu, panašiai. A ne? Panašiai. Tai skauda, tada realiai skauda. Jo. Ne, išnirimai iš tikrųjų daug skausmingesni ir reikėtų įtverti tą išnirimą vien dėl to, kad kai jūs transportuosit tą žmogų, jam sujudės kažkaip ne taip ir jis jums sąmonę praras iš to skausmo. Ai, šitaip skauda. Šitaip skauda. Taip. Tai, Kad atjungia. Taisyklės įtverimo yra labai paprastos. Kaip žmogus laiko, kur jam mažiausiai skauda, taip tą galūnę ir fiksuojam. Jeigu laiko va taip, tai va taip prie jo ir pririšam. Okay. Nes jam taip mažiausiai skauda. Ir naudojame skareles, naudojame viską, ką Partinės priemonės. Visas visiškai įmanomas. nieko neturim. Džersį Kolegą nusiimam, džersį, jo. Galbūt rasite kažkokį tai pagaliuką vietinį iš aplinkos, netgi kažkokį plastiką nuo Čia kas motociklo. lūžius liečia, jo. Kas lūžius liečia. Tinka. Čia turim dar tokį specialų splint kitą, kurį galim panaudoti. Tai... Nu, bet mes specialūs specialistai. Tai... Taip, specialūs specialistai, čia Geras. yra speciali priemonė, kurią greit galiu suformuoti pagal savo ranką. Tarkim, Aleksandrai truputėlį ruošinį paruošiu tokį. Jos rankai pagal savo ranką, dešinė ranka, jau galim tam žmogui įstatyti. Jeigu turim vieną sąnarį pažeistą, fiksuojame du tikriausiai. Taip. Jo, aplink kaulą abu sąnarius fiksuojam. Abu sąnarius fiksuojam. Čia padėtų ta pati skarelė mūsų. Arba tavo bintas, arba Geras tiesiog daiktas per juosta. Aplą, va tokį Šiaip komandą. jūs, jeigu nieko neturit, bet turit žurnalą po ranką, tai galit žurnalą va taip susukti. Įmautę, žurnalą, kartono gabalą, bet ką. Jo. Jis gali padėti. Kiek žmonių per Aplą vežiojasi žmonės žurnalą? Vargu, bet plastikų yra. Bet plastikų ant motociklų yra, galima nuardyti, ne? Taip. Jeigu jau labai prispyrė, tai tikrai galima. Jeigu netgi norit, galit mažam pirštukui pasidaryti tokį daikčiuką ir užsidėti toliau važiuoti. Žiūrėkit, bekalbant, aš dar tokią idėją turiu, klausykit, o su duslintuvu, pavyzdžiui, jie karšti būna, prideginti žaizdą galima ar ne? Tai ko tik pridegint? Darykit meną, tą kūno skarifikaciją su duslintuvu. Gal kažkokias naujo. Gal turniketo tiesiog. Matyt, bus paskui užrašas Akrapovič tikriausiai. Gerai, važiuojam toliau. Tai lūžiai, pilvo traumas, krūtinės sumušimai, pradurimai, jeigu ten skilutė, tai geriau netrauk nieko, bet jeigu jau gali įkišti kažką, tai įkišti bintą, užkišti, kol sustos. Galit tiesiog užspausti. Kišam tik tuo atveju, jeigu užspaudus nepadeda, tada reikia pirštą įkišti ir užspausti ten, kur pulsuoja. Jo, dabar važiuojam galva, grįžtam prie šalmo. Šalmas be šalmo net 2 metrai. Net 2 metrai. Aš taip rekomenduoju. Sumatęs tokių, kurie iš kiemo kefyro važiuosi nusipirkti, grįžta visas subalnotas, ačiū Dievui gyvas. Šalmas, bet dabar galvos traumas, norėčiau pasiklausinėti. Visada man atrodydavo, kad, tai ką čia šalmas. Ant dviračio šalmas, ant slidžių šalmas, ant motociklo griežtai šalmas. Ir esu pats patyręs, nežinau, kiek kartų jis man išgelbėjo, tikrai išgelbėjo, nesėdėčiau čia, turbūt. Tai vad kaip nustatyti, kada su ta galva yra blogai, kada žmogus vaikšto, susitrenkia, ne, man viskas gerai. Atminties praradimas, orientacijos, kaip va čia reaguoti tą dalyką? Smūgis į pakaušį yra ko ne pats iš tikrųjų pavojingiausias. Būtent į pakaušį. Kakta ne taip žiauriai, bet pakaušis taip. Čia. Jo. Nes ten mūsų smegenėlės dar yra tokios paslėptos, kurios už gyvybinės funkcijas jau atsakingos. Už jo ir smegenų kamienas ten yra ir ten. O galėtume tokį ABC pasakyti, žmogus gavo, aš mačiau, važiavo priekyje, sakykim, teoriškai važiavo ir mačiau su galva, į kelmą davė toks smūgis, kad ten viskas sutratėjo. Pirma indikacija, atsistojo, vaikšto. Ar buvo sąmonę praradęs ar ne. Jeigu žmogus sako, nežinau, reiškia buvo. Nepamenu. Jeigu tikrai žino, kad nebuvo, viską atsimena nuo iki, žiūrim toliau. Bet jeigu neprisimenu, nežinau, nesu tikras, reiškia buvo. Jeigu buvo sąmonę praradęs, lygų. Smegenų sukritimas, Lazdynai, Labą dieną arba Kaune tai būtų klinikos.
Ar reikia tokių dalykų klausinėti, kaip ten YouTube'as filmai, koks tavo vardas, kelintais metais gimęs, ten... Nu, jeigu jau labai sunku Nustatyt, nustatyti, taip, tada reikėtų. tada galima paklausti. Kaip tai daroma? Nu, tiesiog, Tiesiog vardo, pavardės pasek paklausti. pirštuką akytėm. Jeigu matot, kad akytės trūkčioja, nu jau negerai. Koks tavo vardas, kokia šiandien diena, kur gyveni, koks metų laikas. Neuždavinėkit sunkių klausimų. Taip. Jeigu manęs dabar paklaustumėt, kokia savaitės diena, Nu, ir taip sunku soriukas, atsakyti, aš ne? dirbu slenkančių grafikų, man šiandien darbadienis. Va, bet tokių lengvų klausimų, į kuriuos žmogus tikrai žinos atsakymą. Jis gali žinoti, koks jo vardas pavardė, va šitos dalykus dažniausiai žmonės žino gerai, bet kokiu adresu gyvena. Ir prasideda ten, nu ten naujas namas. O, žiūrėkit, kažkas negerai, nebent vakar persikrūstė ar šiandien, nebent. Va. Paprastų klausimų. Ir jeigu žmogus klausia, kas atsitiko, o po 5 minučių vėl klausia, kas atsitiko, irgi labai blogas ženklas. Jeigu sako pikina, labai Negerai. blogas ženklas. Jeigu pradeda sviruot, labai blogas ženklas. Kraujo išsiliejimas? Nebūtinai, bet sukrėtimas. Sukrėtimas. Smegenys susikrečia, pasidaužo į kaukolę, atsiranda židininiai pažeidimai ir gali būti labai, nu, aišku, išsiliejimas irgi gali būti. Jeigu jūs matot, kad vienas vyzdys pradeda plėstis, tai čia jau reikėtų greitai sakyti, kad jūs bleba įsijunkit švyturėlius, prašau. Klausau ir baisu. Gerai, Nu, tai bet Taip, geriau ir žinot, žinokite, geriau žinot. truputėlį dar papasakosiu istoriją. Žmogus dirbau Lazdynuose priėmime, neilgai dirbau, tiesiog paroj laiko pritrūko viską dirbti, tai teko kažko atsisakyti. Atvežė, dirbau reanimacijoje tą dieną, atvežė keturratininką. Žmogus nusprendė pasivažinėti vienas. Atkreipiau dėmesio, vieni niekur į mišką nevažiuok, būkit geri. Nu. Taip. Va. Ir ačiū Dievui buvo įjungta pas jį, kad jisai su žmona dalinosi savo buvimo vietą. Negrįžo. Žmona pradėjo skalambinti visais varpais. Jam neprisiskambina. Pasiėmė jo ten kažkokį giminaitį vyruką, nuvažiavo ten jie į tą mišką ir rado jį gulintį, atsitrenkusi į medį. Su šalmu, viskas ok, viskas buvo, bet jisai be sąmonės. Pas jį buvo galvos, be kitų traumų, be kitų ten kaulai buvo lūžę, visa šita. Čia jau smulkmena. klasikinė Palyginus. situacija, Jo. ne? Dažniausiai va, čia, šitie kaulai kenčia. Dubuo ir šlaunikaulis. Pas jį buvo ištinusios, pabrinkusios smegenys ant tiek, kad jau kaukoliai netilpo ir jam spaudė tos smegenys, tai jisai buvo visiškai išvažiavęs. Jis buvo ne čia. Ir tai yra didelis pakenkimas, nes tos vietos, kur užspaustos, jos miršta. Nes ten kraujas nedateka. O tai įsivaizduokit, kokią daržovytę galima patekti. Bet jisai su šalmu? Jisai su šalmu buvo. Sukrėtimas. Susikrėtė smegenis taip, kad paskui pradėjo po kurio laiko. Nes nebuvo laikų suteikta pagalba, nes jis buvo vienas ir pakėlė, taip sakant, paniką tik tada, kai jisai laiku negrįžo ir neatsakė kelis kartus į telefoną. Ir ten jam pradėjo lašinti, jau pačioje reanimacijoje gydytojas paskyrė tokį vaistą, kuris nuima tą pabrinkimą. Ganėtinai greitai jisai grįžo į save ir pradėjo į kažką į aplinką reaguoti, nes iki tol buvo visiškai nereaguojantis. Čia vat vienas pasivažinėjimas. Jeigu būtų su kažkuo, būtų iš karto suteikta pagalba ir to pabrinkimo smegenų būtų buvę galima išvengti. Tai yra toks mitas, kad, nežinau, įvykus kažkokią žaizdą turint, reikia dezinfekuoti. Alkoholis. Ar reikia naudoti tokią priemonę? Ne? Taip suprantam, kad alkoholis galbūt galėjo būti skatinamoji priemonė tam nuotykiui nutikti. Ne? Tai čia iš viso mes nepalaikom šitos stovyklos. Ne? Bet jeigu jau nutiko ir turim alkoholio, ar mes jį vartojam žaizdos dezinfekcijai, ar galbūt, nežinau, kaip ibuprofeną pakaitalą. Kokia yra šitoj vietoj medikų nuomonė apie alkoholį, benziną, nežinau? Kolega, ką pasakysit? Aš tai kaip ir rodžiau prieš tai, kad aš turiu dezinfekcinio skysčio. Neturim. Tai jeigu mes neturim, tai žinokit ir nenaudokit nieko, ką turit acetono, dar kitų tirpiklių arba benzino lygiai taip pat. Tai nėra vieta, kur jūs turėtume tai naudoti. Jeigu neturit, tai nenaudojat, žinokit. Šiaip, jeigu taip jau žiūrėti į žaizdos plovimą, vanduo su muilu, užtenka va taip va. Ir žaizda yra, reiškia, jau ten kažkas pateko.
O ponas Flemingas, mano bendravardis, jau labai seniai antibiotikus išrado. Tai jeigu kažkas, tai sutvarkys paskui medikai su tais antibiotikais arba dar kažkokiam priemonėm. O alkoholį nei į vidų, nei ant žaizdos labai nepatarčiau naudoti, nes visų pirma, nieko gero, geriau nebus, visų antra bus blogiau. Jeigu į vidų pavartosim, dar labiau kraujuot pradės ir gyjimas bus sunkesnis. Jeigu ant žaizdos panaudosim, tai dar ir nudeginsim žaizdą. Ir analogiškai, aišku, ir su benzinu. Ypač į vidų nenaudokit. Taip. O tai, Aleksandra paminėjo, dabar, aišku, alkoholis į vidų, čia gal toks senas mitas yra, kad išgerk 50 apsiramink, gal ir padeda, nežinau. Bet dabar, o kaip yra su tuo, aš esu matęs daug, kad, žmogus kažkokią tai traumą patyręs, atsigerk. Būtinai žmogui siūlo atsigerti. Ne tai, kad alkoholio, bet bent jau vandens. Čia padeda, nepadeda, ar čia gali daugiau bėdos pridaryti. Toks kažkoks nusiraminimas įvyksta. Kas tas yra? Labai geras klausimas. Traumuotam žmogui gert neduodam, kol neišsiaiškinam, ant kiek ten viskas rimta. Kodėl? Nes gali prireikti operacijos, gali būti ne visai sąmonė sugrįžusi užsprings ir apskritai prie šoko nieko į vidų. Nei vaistų, nei maisto, nei gėrimų. Absoliutiškai negalime. Tai atsiger duodam tik tada, kai jau atsigavom, atspekėjom, žinom, kad nieko rimto nenutiko, tikrai įstikinom, kad mes saugus sveiki ir prieš važiuojam toliau, reikia biški papildyti vandens atsargas ir varysim toliau. Jeigu tikrai yra rimta trauma, gert, valgyt, vaistų patys neduodam. Dar sykį noriu pabrėžti, vaistų neduodam. Neduodam. Standartiniai vaistinėliai, žinokit, neliko jokių medikamentų, tai ir mes nesiūlykite tam žmogui, jeigu jūs nežinote priežasties arba galite pakenkti, tai jūs nežinot, ką žmogus vartoja. Plus, noriu dar pabrėžti, visi tie vaistai nuo skausmo, kuriuos mes naudojam, ten visi tie ibuprofenai, ten visi šitos grupės vaistai, jie biški paskystina kraują. O tai reiškia, kad jeigu yra vidinis kraujavimas, jisai gali pasidaryti gausesnis. Tai dar yra toksai momentėlis. Ir jūs niekada svetimų vaistų neimkit, tik iš medikų. Ir savo vaistų niekam niekada neduokit. Kodėl? Nežinot, gali būti alerginė reakcija, gali nedraugauti su tais vaistais, kuriuos žmogus jau naudoja. Gali būti kažkoks šalutinis poveikis, kuris pablogins jo būklę dabartinę. Tai čia toks... Niekada nesu. Peilio ašmenim vaikšto. Niekada negalvojau, galvoju, skauda, žiūrėk, aš turiu ibuprofeną arba ten to ibumetiną, įkalk, čia 10 minučių pastojam, važiuojam, žinai. Čia kur šitas tai tikrai nekelia jokių alerginių reakcijų. Tai visi geria, tai ką čia, žinai. Šiaip adrenaliną, atsimenu, vienas siūlė žmogus, pats turėjo tokį dalyką kaip alergija, būtent jeigu kažkas jam įkas, koks vabzdys. Tai jis man netgi atėjęs prieš mūsų važiavimą, jis pasakė, pas mane ten kuprinė yra, jeigu ką tu man įdursi. Jo, suleisi adrenaliną. Suleisi. Tai va tuo atveju galbūt ir galit naudoti, jeigu jis pats žino ir jam savo reikės. vaistai, žino, kuo serga, žino, kad padeda. Pavyzdžiui, turiu ten širdies problemų, pasakau, hebra, jeigu man negera bus ir aš pats neišsitrauksiu, man šitų vaistų ten. Sergu astmą, turiu inhaliatorių, jeigu pats nesugebėsiu, padėkit. Jo, čia turbūt svarbu savo komandai pranešti, jeigu tu turi kažkokias ar lėtinės ligas, ar kažkokias medicininės indikacijas, kad neslėpti. Jie žmonės... Mažų mažiausiai, kad nebūtų žmonėms paskui Siurprizo, infarkto, dėl to, kad jau kažkas atsitiko po keliui. Taip. Prie infarkto, tarp kitko, aspiriną ir galima naudoti. Vienintelį tai. Gerai, sekantis gajus mitas apie prarytą liežuvį. Ane? Ir bandymą lysti burną kažkokiom priemonėm. Šaukštą statyti, pirštą kišt, pagaliuką ar dar kažką. Grįžtant tam prie epilepsijos, ką minėjom prieš tai. Nusiraminkit, hebra. Liežuvis labai gerai pritvirtintas. Labai gerai, jo neprarysit. nereikia iš ten traukti, nereikia savo daiktų kišti jokių. Ten žmogus kaip yra, tegul taip ir būna. Galit dėl viso pikto paversti žmogų ant šono. Vėlgi, išsaugant tą stuburo vientisumą. Jo ašį. Ir saugiai jį paguldyti šoninę padėtį, jeigu tai bus kažkokie skrandžio turinio, arba kraujo, arba pūtų kažkokių tai iš burnos, matysit jau kažkokios einančias, tai tiesiog šoninė padėtis čia bus geriausias, bet jokių daiktų griežtai ne. O dar yra klausimas toks, ten irgi per filmus rodo, kai ten, nežinau, duoda kažką įsikasti į burną. Nes labai skauda.
kažką tai. Čia gal Nu, tatuiruotę darys jeigu kažkokią. nori, jeigu jiem lengviau, jeigu, pavyzdžiui, reikia transportuoti su išnirimu ir greitoji ten, nu, niekaip neprivažiuos ir jam nuo to lengviau. Aš tai visada pacientam leidžiu, norit keikitės, norit ten kramtykit savo drabužius, ar ten ką norit darykit, kad tik tai jums lengviau būtų. Tai jeigu jam nuo to lengviau, tegu kramto tą lasdelį, tik pažiūrėkit, kad neužspringtų. Ok, tai reiškia tokiu atveju, kad kai jisai sąmoningas ir jeigu jam ten palengvės įsikandus į šaką, tai galim duoti, ne? Tegu griaužia. Jeigu bebras, Šalmu, tegu Žiūrėkit griaužia. tik tai, kad neužspringtų. Jo. Jeigu bebras, tegu griaužia. Gerai. Aš tai Svarbu, jam lengviau. geras supratau, tai yra, dar sėk jūs teisingai patvirtinat, kad nejudint, Taip. nejudint žmogaus, jeigu rėkia, tai jau gerai, ta prasme gyvas, jeigu nerėkia. Gyvas ir dar turi jėgų rėkti. Rėkia, tai jau gerai, va, kad stengtis suvaldyti tą visą chaosą savyje, adrenaliną padedančio, nejudink, kol nesitikras, kad jam viskas ok, arba plius minus ok, nu guliais nepatogiai, nu dzinte gulguli. Va, jeigu kraujas bėga labai stipriai, tai pirmas veiksmas tai gesinam kraują, o ne tikrinam ar kvepuoja, ar ten dar kažką tai daro. Step by step. Teisingai tos dalykus supratau, ne? Alkoholio nepilam, taip, vaistinėlę vežiojamės. Dėl kraujo spalvos norėčiau pasakyti, klausia, ar mėlynas bėga, ar raudonas. Tai žinokit, jokio skirtumo. Jūs jau turite vieną kiekį, tik tai vieną su deguonimi, kitą be deguonies. Drįščiau Ir jokio skirtumo. Pas enduristus mėlynus. Mėlynas, tai čia mėlynas karališkas. Juokauju. Ir Dainiau dar Įsipjoviau, lyg tai raudonas buvo. Dainiau norėjau dar paklausti, tu čia parodėjai iš tų daiktų, bet tu čia atsivežiai dar vieną tokį vaistinėlę, kuri vadinasi antros pagalbos rinkinys. Jo. Sėdėdamas parodai, ką reiškia antros pagalbos? Tai Kas tai yra? žinokit, yra pirmos pagalbos rinkinys ir būna antros pagalbos rinkinys. Ir čia, kadangi esu Raudono kryžiaus savanoris ir prieš 3 metus berods buvo tokia daroma reklaminė akcija Raudono kryžiaus, tai norėčiau ir priminti dar. Jie sakė per tą akciją, kad jeigu jūs nemokate atlikti pirmos pagalbos, jums prireiks antros pagalbos rinkinį. Ir kasgi įeina į tą rinkinį? Nu tai visų pirma instrukcija labai graži padaryta tokia. Tada, jeigu mes taip toliau eisim, pasižiūrėsim, kas ten yra įdėta, tai toks arba baltos, arba juodos spalvos maišelis kūnui įdėti. Bet čia jau supakuoti likučius. Lavonmaišis. Lavonmaišis vadinamas. 2,55 m ilgio gali tilpti vyrukas. O, tai visai arba nemažas. Čia tokia moteriškė. marketingo priemonė. 2 žvakės. Tada, kas čia yra? Rėmelis fotografijai. Čia visiems tiem, kurie galvoja, kad vaistinėlę vežiotis ir žinoti, kaip suteikti išgelbėti artimą. Degtukai. Urna. Kas nelaikėt, gali pačiupinėti, molinė, graži, nenaudota. Tikrai graži. Dar Čia nenaudota tokia. Sunki. Čia ne vaistinėlė, čia tokia skarelė, vėlgi neplaukama, tikriausiai paverkti, nusivalyti ašaras, ritualinių paslaugų įmonė, nesakysiu kokia, kreiptis jau kūnų išvežti. Bet veikia toks dalykas. Veikia. Ir susitvarkyti vietą, dezinfekcinį skarelę ir pirštinės guminės, kad švariai aplinką sutvarkyti. Ir nepalikti šiukšlių pas savęs. Taip, po šiukšlių nesurinkti kūną, surinkti daiktus ir tada tokį rinkinuką reklamavo, tokį kaip... Bet žinai, jeigu nuo pradžios pradėtumėm nuo šito, kad mes norim šviesti motociklizmą, kaip suteikti tą pagalbą, tai yra, jeigu nuo to, tai tu susimastai tada, kad vis dėlto tas motociklizmas, statistiškai jisai nėra pavojingas sportas. Nieko ten baisaus nėra, yra baisesnių. Rimtai nėra nieko baisaus. Jeigu pasikelt statistiką, tai ten nieko. Ta prasme, jo, nebaisu. Nuo vėžio, nuo diabeto, nuo visų kitų dalykų ten žmonės, ta prasme, o Jėzus statistika kokia baisi. Bet kažkodėl motociklizmas, jeigu tu parašysi, kai draudimą gyvybės išsiiminėsi, kad tu motociklistas, tai tau iš karto padidės išmokos, tai yra įmokos. Visgi padidintos rizikos, ne, veiksnys. Tai antros pagalbos rinkiniai padedu jau, kaip sakyt, tiem, kurie nemokės
Arba pirmos neišdrys. pagalbos, Kad arba niekam jo neišdrįs. neprireiktų, kad niekam jo niekada neprireiktų. Jo, bet geriau žinoti, ne? Tai gerai, Aleksandrai, mano gal toksai klausimas, jūs čia daugiausiai susidurėt su tais visais įvykiais nelaimingais, ar ne? Mes uždavėm tos tokius standartinius klausimus, ne? Tai galbūt yra tai, kas iš jūsų pusės kaip mediko, paramediko galėtų būti naudinga jums, ne? Tai nežinau, įvykio vietos kažkokios apsaugojimas ar kažkas to, ko mes net nesugalvom, kad reikia padaryti, bet jums būtų žymiai našiau, o pacientui, nelaimėliui, žymiai lengviau po to išgyventi, išlikti ir gyvuoti toliau. Tai visų pirma, tai labai noriu paprašyti, kai kviečiat greitąją, ramiai išklausyti ir kruopščiai aiškiai atsakyti visus dispečerio klausimus, nes klausia ne dėl to, kad smalsus, o dėl to, kad tos informacijos reikia. Tam, kad greitoji galėtų pasiruošti tinkamai ir atvažiuoti tinkamai. Ir tam, kad galėtų jum padėti patarti, ką daryti, ko nedaryti. Tai, gražiai, tvarkingai atsakyti. Išklausyti ir atsakyti į viską ramiai ir Nes tiksliai. taip, man irgi yra tekęs skambinti toks apie greitosios pagalbos, ne? Paskambini ir ten jie tada pradeda klausinėti, tas, anas, o ten pas tavai yra įvykus kažkokia situacija. Greičiau einam prie esmės, ką man dabar daryti. Tai, yra tokia situacija buvus ir toks, tai žodžiu, viską išklausau, ramiai atsakau. Taip. Niekada pirmi nebaigiam pokalbio, tik tai kada pasakys operatorius ar operatorė, kad jau Dispečeris. išvyko medikai pas jūs. Arba galim Arba atsisveikinti. galim atsisveikinti, patys pirmi nebaigiam pokalbio. Čia yra griežta taisyklė, išklausom ir klausom instrukcijos. Ir dar esu girdėjęs, kad vienas iš komandos vis tiek turi būti toksai vadovas, kuris sako, tu žiūri, tu prižiūri, o vienas važiuoja pasitikti greitosios, jeigu tu Tas, ten kuris pelkėj iškvietė, miške, dažniausiai ir pasitinka Nes ir priima, kažkas padeda turi- atidaryti vartus, atrakinti duris, atvesti kaip įmanoma Taip. greičiau medikus į tą prie nukentėjusio. Tas, kas skambina ir to telefono, iš kurio buvo skambinta, neužimam, nepradedam visiems skambinėti, žinok, čia Juozas nukrito, taip žiauriai. Nepradedam šitų dalykų. Tas telefonas, iš kurio buvo kviesta greitoji, turi būti neužimtas. Nes jeigu greitoji neras, pasiklys arba norės kažkokios informacijos dispečeris, skambins į tą numerį. Plius bendra tokia taisyklė dar apie kvietimą ir skambučius. Jeigu jūs vienas esate, dedate ant garsiakalbio šalia ir atlikinėjat paraleliai Tuos veiksmus, ką kuriuos reikia sako pagal dispečeris. situaciją. Jeigu yra daug žmonių susirinkusių aplinkui ir jūs esate atsakingas jau už tai, kad suteiksite kažkokią pagalbą, būtinai nereikiam visiems iškvieskit medikus. Kas nors kvieskit, Kas ką nors nors iškvieskit darykit. gydytoją, darykit. Kreipiuosi konkrečiai į vieną žmogų, matau, kad jis mane supranta lietuviškai, angliškai ar dar kažkaip tai. Sakau, turi telefoną, žinai, kam skambinti, kviesk medikus. Ir toliau aš atlikinėju pirmą pagalbą, iki kol atvyks medikai. Tai Ir aš žinau, kad jis iškvietė ir jo aš klausiu ir jam skambins ir jisai turės nueit pasitikti. O kaip susitvarkyti su tais, kurie prišoka su telefonais, filmuoja į Facebooką ir ajajajojojoj, kaip juos visus... įdarbinkit, duokit užduotį, Tai atnešk žinai, šiuolaikinė tauta, atnešk žinai, vandenį. filmuoju, kas nors padėkit, žinai, tai kaip juos patraukti, kad nemaišytų iš Ateik viso. čia padėsi. Labai Ateik greit arba padėsi. pabėga, arba padeda. Atnešk tą ir tą. Duok užduotį žmogui, kuris bus ne kažkoks žiūrovas, o tiesiog tau Talkins, ane? galbūt tu jau darysi pradinį gaivinimą, sakysi, aš jau pavargau, pakeisk mane. Tai jis turėtų jūs pakeisti. Pabaigai, norėčiau dar paklausti, dirbtinis gaivinimas, manikeną turim, esu girdėjęs ne vieną kartą ir skirtingos labai versijos, gal jos su metais keičiasi, kiek paspaudimų daryti, įpūtimų ten jau kaip Dievas duos, bet ta prasme, kiek paspaudimų daryti, jeigu bandai daryti tą dirbtinį kvėpavimą, krūtinės ląstos masažą. Algoritmas 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Neturite apsaugos priemonės, neturite prieimo prie kvėpavimo takų, varot ir varot. Neturite įgūdžio daryti Jo. įpūtimų, iš vis nedarote. Jie nėra būtini, jie yra tik tai rekomenduojami. Tai iš principo tiesiog Užtenka Pumpuoju ir Jeigu jūs viskas. gerai maigysit, taip. jau bus labai gerai. Ten, Ir Geras ten- maigymas tai yra Nešvelnus ritmingi, paspaudimas. ant ne? kalno mūrai dainuojate mintise Beje, garsiai. Highway to Hell irgi tinka. Highway to Hell. Toks Palauk, liūdnesnis. ką reiškia highway to hell? Ne, rimtai. Ritmas. Stay Padės. in Ritmas. alive,
ta pati Bidžys daina labai Pagal tą populiari. ritmą, Taip. Taip. bet tai netrodo taip, kad čia žmogus, nu, kaip sakant, o tu dainuoji. Ta prasme, nu, aišku, mintyse, ne, bet tu gelbėjai realiai. ane? Iš tikrųjų, tai netgi patariu, jeigu neskaičiuojat 30, dainuokit, jums padės. Visų pirma, tai padeda emociškai. Mhm. Jo, Antras nusiramint. dalykas, jūs labai gerai tada tolygų tą ritmą palaikysit. Ir kiek laiko maigit, tai porą minučių ir paskui būtinai keičiamės, jeigu yra su kuo pasikeisti. Jo, dar vienas atvejis, jeigu atsigavo, tai irgi žinokit, nebespaudinėkit, jeigu žmogus... Jeigu jis jau rėkia ir priešinasi. Rėkia ir priešinasi. Nu, ir jeigu atvyko medikai, irgi atiduokit tą darbą medikam jau. Bet Taip. taip stipriai spausti, nes aš kaip atsimenu, tai Gerai, Labai tai gerai, tada kad čia yra degtukų spaudimas, tai- dėžutė. spaudimas toks stiprus, ten sutraiškyti Va reikia. ane? tiek reikia įspausti. Kaip, nesupratau? Va tiek, va kiek yra Čia degtukų geri. dėžutės ilgiausia breuna, Ta prasme, tai va va šitoj tiek viet- reikia įspausti. 4 cm. Pas mane Šiaip tai reikia- 5-6. spaudžia. Ir giliai, 5-6. ir ritmingai. Jo, jūs širdį suspaudžiate tarp krūtinkaulio ir stuburo. Ištumėt kraują, atleidžiat prisipildyti. Suspaudžiat, ištumėt, atleidžiat prisipildyti. Kaip jam Jūs nesulaužyt? dirbat už... Sulaužysit ir sulaužykit ir nieko čia baisaus. Šonkauliai sugis, bet mums svarbu palaikyti sveikas gyvas smegenis, padavinėti deguonį su krauju į smegenėlės mūsų. Nes jos pas mus labai yra, kaip čia, gudrios, išmanios, bet gyvena be degonės tik 4 minutės. Per Paskui 4 minutės neatvyks Ne jokie kažką. medikai, žinokit. Tai jūs puola daryti čia ir dabar paspaudimus, kokybiškus. Laužykit paspaudimus. šonkaulius, tegu traška. Jeigu O- išgyvens, sugis. Jeigu neišgyvens, jokio skirtumo. Tai va ta liūdnoji žinia, tada kada jau nuspręst, kad jau nebegaivinti. Žiūrėkit, jūs nustojat gaivinti. Tada kai? Nėra kam jūsų pakeisti ir jūs visiškai nebegalit. Arba Baigėsi jum- jūsų jo. jėgos, tuoj būsit antras gulintis. Šalia. čia. Jo. Jo. Pasidarė nesaugu, kažkas užsidegė sprogo, dar kažkoks Šuo atbėgo. dalykas atsitiko. Jo, agresyvūs žmonės, eismas aktyvus prasidėjo. Kai atvyko medikai ir kai žmogus atsigavo. Visais kitais atvejais jūs be perstojo Tęsit. gaivinat. Taip. Ir beje apie saugumą. Jeigu jūs važiuojat šiaip hebra, viena hebra, vienas maršrutas, viena hebra, tai pastatykit ką nors tiesiog Atokiau, ne? atokiau, kad stebėtų. Jeigu jūs važiuojat kažkur, vat kaip fiestoj, ten, kur jūs tikitės daugiau žmonių atvykstančių, Taip. tai pastatykit gerokai tolėliau, kad perspėtų, kad nereikėtų žmonėms staigiai stabdyti pamatę, bet kad perspėtų, kad lėtintų. Nujuokit rankom ar ten kažkaip jo, Informuosit. stabdykit, kad žmonės spėtų saugiai sulėtinti ir sustoti kitos vietos, kurioje yra nukentėjęs. Jeigu tai įvyko viešojo naudojimo kelyje, avarinio sustojimo ženklas tada turi būti ir jūs galite užblokuoti irgi gerokai iš anksto tą kelią. Žiūrėkit, dar iš kitos pusės jau artėjom, mūsų laikas baigėsi. Be traumų, bet įmanoma. Nudegimai, nusideginti. Aha. Karštas duslintuvas, nes pas kai kurios... Užkrito, prispaudė. Pas kai kurios yra tokie duslintuvai, kad ten kiaušinienę gali kepti 800 laipsnių, ten katalizatorius. Tai, pas mane buvo toks, iškart išmečiau. Bet, nesmė. Jo, tai, nudegimai, kaip tam miške su nudegimais? Pilt vandenį, visin kažką, ką nepridaryt ten, nežinau. Visų pirma, tai pradedam pilt vandenį tiesiai su visais drabužiais. Taip, jokių būdų nenuiminėkit, ypač sintetinių. Prarandat laiką ir neplėškit prilipusių, kaip pasako kolega, sintetinių. Esmė yra visa ta, kad jūs jau turit kažkokią pažeistą vietą ugnies, galbūt cheminis nudegimas, galbūt karštas skystis, galbūt metalas karštas. Duslintuvas Atsakymas karštas, vienas. keptuvė. Šaltas Vanduo. Vandenukas. Vanduo. Bėgantis, tekantis, stovintis. Nesvarbu, su rūbais nuskausminimas tai yra. Ir nuskausminimas, ir vėsinimas. Tai Jo. yra, tas karštis nesiskverbia į gilesnius audinius. Ir mes nepilam, tipo, biški čia puslitrį išpyliau ir užtenka. Bet Mums šliūkštelim reikėtų normaliai, ne? jau normaliai to vandens. Reikia ir vandens normaliai, ir ilgą laiką tai daryti, tai nepraeina po 20 minutės. Tai jeigu yra minučių. upelis, Iki 20 minučių jūs laikote tą ranką, koją, ką jūs nusideginot. Galite į ežerą Vandeny- įkiškite ežerą. Keiskite tą vandenį, gali būti bėgantis, gali būti nešvarus, nesvarbu, bet turi šaldyti. Okay. Iš principo tikslas yra numušti Temperatūra. Temperatūrą. Jeigu nėra vandens, bet yra šaltas kompresas. Tinka. Bet
padėkit tarp to kompreso ir žaizdos tada, kad nepriliptų tą pačią skarelę. tą pačią skarelę. Tai pabaigai dar norėčiau dar vieną tokį klausimą, nes apie motociklus. Tai kaip medikų, paramedikų paklausti, tai alkoholis kažkur gali būti naudojamas kaip geras daiktas ar ne? Ar viskas yra blogai? Jo, kai pasivažinėjai, grįžai namo ir su draugais, ten jau atsipalaiduoji, tai tada galima. Bet šiaip saugiausias alkoholio kiekis, tai nieko. Tai dar norėčiau pasiklausti ir gal yra toksai, na pavadinkim, gal aš klystu, 1, 2, 3 veiksmų planas, ką daryti, trumpai, neįsiplečiant. 1, 2, 3, 4 ar A, B, C, D, nežinau, punktai, atsitiko nelaimė. Nuo ko pradėti, ką užsifiksuoti savo galvoje. Visa kita tai jau ten po to. Gal patarsit? Tai pirmiausia, ar saugi aplinka, tai yra, ar man saugu teikti pagalbą? Ar turiu apsaugos priemonės, jeigu turiu, užsidedu? Ar matau tokią kritinę būklę kaip masyvus kraujavimas, ar žmogus dejuoja, ar jisai guli visiškai be reakcijos? Tada ką pirmiausia patikrinu? Pirmiausia patikrinu sąmonę, bet kadangi mes su motociklais dažniausiai kur nors išsiteškiam, tai stuburo traumą visada įtariam, nes tai yra didelės kinetinės energijos trauma. Tai aš sakau, hebrai, tu laikyk jų šalmo, o aš tikrinu sąmonę. Tai yra prilaikom šalmą, kad galva nesisukiotų tvirtai, aš tikrinu sąmonę, sukeliu skausmą, pasižiūriu, ar žmogus su mumis ar ne su mumis. Tai gal ir parodykim. Jo, galim. Okay. Aš trumpai iš karto puolu prie galvos. Kaip man padėti? Tai aš sakau, laikyk galvą, va, rankelės atremtos į kelius šiuo metu, į kelius ir yra stabilios. Aš tada, girdi mane, ar tau viskas gerai? Jeigu yra kažkoks dejavimas, valio. Ta prasme, žmogus sena. Reiškia, jis gyvas, Okay. bet tai, kad jisai, nekalba su manim aktyviai, jau reiškia, kad jam greitosios reikia. Jeigu kvepavimo nėra, ką aš galiu padaryti? Visas apsaugas nuimu ir žiūriu, ar yra kvepavimas, ar kyla krūtinė, neimant šalmą, ar kyla krūtinė. Jeigu krūtinė nekyla, per 10 sekundžių nei karto, aš pradedu gaivinti. Jeigu krūtinė kyla, aš neliečiu, palieku kaip yra, išsikviečiu greitai. Jeigu prieš atliekant visus tos veiksmus aš pastebėjau kraujavimą, tai aš spjaunu į viską, į stuburą spjaunu, į sąmonę spjaunu, į kvepavimą spjaunu, sustabdau tą masyvų kraujavimą ir tik tada jau pereinu prie visų šitų veiksmų. O jeigu aš pats išsiteškiau, aš nepašoku iš karto, aš paguliu, pagalvoju, ar rankelės vietoj, ar kojytės vietoj, ar galva neužė, ar viskas visur gerai, ar nugaros neskauda, ar aš galiu judėti, pajudinu kojytės, rankytės ir tada sprendžiu, ar aš galiu keltis, ar negaliu. O ten galva jo išstatinėti, kažką ten atverti, dar kažką apie tai Čia jau šiandien negalvojame. Mes įtariam stuburo traumą. Galvos judinti mes kaip ir negalim. Tai jeigu nekvepuoja, mes gaivinam, jeigu kvepuoja, mes negaivinam, tiesiog stebim, kad kvepuotų ir laukiam greitosios atvykstant. Puiku. Kvepavimo vertinimą reikėtų daryti dedant ranką ant kaktos vieną. Jeigu mes galėtume atlošti jam galvą, mes truputėlį galėtume. kažką galim ir pakišti po kakliuku. Šiuo atveju, kadangi mes įtariam stuburo traumą, mes to padaryti negalim. Tai jeigu vis tik tai žmogus, pavyzdžiui, gali būti ir taip, kad jisai atsistojo, nusiėmė šalmą, o paskui ir prarado sąmonę. Tai ką aš galėčiau padaryti tokiu atveju, tai aš galėčiau neatlošiant jo galvos, išstumti jam apatinį žandikaulį ir tokiu būdu aš apsaugosiu kaklinę stuburo dalį, bet ir atversiu kvėpavimo takus. Pirštukai čia, kiti pirštukai už žandikaulio kampo užeina ir aš apatinis stalčiukas stumiu į priekį, išsistumiu apatinis žandikaulis. Bet čia taip atrodo sudėtingai, kad čia tik tas pabandykit jūs savo padaryti. Va, pirštukai čia ir... Šoko būsenai be šansų. Va. Ai, supratau. Jo. Atsiveria tada. Bet jeigu, sakau, jeigu nemokat imti šalmo, neraukit šalmo nuo galvos. Nebent labai labai reikia. Ir, hebra, nusipirkit normalius. Jo, išmeskit tuos kiniškus turniketus iš stinėlės ir nusipirkit normalius.
O kur ten normalu? Ukrainietiški Gal ketai. Šiaip ukrainietišką galiu netgi pareklamuoti, jis turi ne plastikinę, o metalinę suktuko dalį, pavadinkim. Ir, Bet suktukas yra ne viskas, labai suktukas svarbu ne viskas. jo. Ir šita dalis labai svarbu, kad gerai laikytų. Ir šita kokybiškas dalis diržas, svarbu. Ir plastikinis, šita. tvirtas rėmukas. Bet žiūrėkit, bet vis dėlto galbūt galima taip sakyti, nu geriau nors kažkoks negu nieko. Faktas, faktas. Bet pasiruoškit, kad ant vienos kojos gali tekti dėti 2 turniketus, nes vienas neatlaikys. Tai Vainiau, aš labai tikiuosi, kad kolektyvui per Rafaelą, kuris artėja vasarą ir kuris laukia mūsų visų birželio mėnesį, bus karšta, gera, kad mūsų patarimų, ką mes čia prikalbėjom, priešnekėjom, kad Neprireiks. niekam neprireiks, ne? Taip. Bet, Ypatingai. bet ypatingai Jo. antros pagalbos mane tiesiog pastatė į vietą šitas čemodanas, ne čemodanas, kaip jį pavadinti, lagaminas. Tai Lauknešėlis. Lauknešėlis pastatė į vietą, tai tikėkime, kad per aplą šitų dalykų niekam nereikės, aplas bus be traumų ir... O tą progą pasiruoškit tai, kad turi dainius. Jo, jeigu kam reikės pagalbos, kreipkitės, asmeniškai padėsiu susikomplektuoti tokį mažą daikčiuką, kurį tiesiog vežiojasi prie savęs čia, o ne kažkur paslėpta mašinai, bagažiniai, apkrauta daiktais ir tiesiog turėti po ranką iš karto. Rašykit Čia ir dabar. Tikrai rašykit tiek į APL paskyrą, tiek į Lietuvos Enduro paskyrą. Mes tikrai atsakysim, padėsim susikomplektuoti. Ir ką Dainius sakė, nežinau, jeigu čia važiuojat su hardukais, tai turėkit šalia, jeigu ten važiuojat su dideliais motociklais, tai tą vaistinėlę, aš bent jau išsitraukiu. Kažkur. Tos tašės būna, aš visą laiką pasidedu ją ant tašės, kad išoriai ranka. būtų po ranka. Kuprinės. O taip, o to gal tikėkime, kad niekam iš mūsų ir neprireiks, ne? Tai Ačiū iš labai. tiesų, ačiū Jums labai, kad buvot. Ačiū labai už Kaimoto, žinias. kad Jo. mus priėmė šiandien apsilankyti Vilniui. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū Aleksandrai, kad atvyko iš Lemba tiesų. šeina apžiūrėti, čia gerų emocijų vyras. Gerai. Saugių kelionių visiems. Gerai, viskas. Ačiū Jums. Būkime atsakingi.